3, 2, 1. Okay. Aš tik greitai pristatau mūsų šio vakaro viešnios vardą ir pavardę. Nu, aš manau, kad daug kas jau žino. Ir todėl eisime prie jos jau išsamiau pakamantinėti. Tai šiandien mes turime Emiliją Viskontaitę, teisingai? Taip. Nes labai bijojau sumaišyti, nes įsikalbėjom, kad Instagrame visi žinom, kad jinai yra Emilija Levis. Levis. Jo. Ir man visą laiką taip meta, tai aš bijojau, žinai, ne taip pasakyti. Tai sveika atvykusi, mes labai džiaugiamės, kad esi pas mus ir aš labai, kaip ir tau sakiau, žinai, mes pasisveikinom su tavim ir tokie patai plebėt, šnekėt, žinai. O irgi kalbėjom su tavim, kad tu Instagrame nelabai daug darai istorijų, nu, šiaip iš principo nešnekė. Iš esmės aš nesu įrašęs istorijų kalbą. Nu, Niekada nesi. Ne. Tai va, ir aš sakau, aš taip jinai iš plepo šneka ir aš tokia, Taip, žiūriu. labai kalbi iš tikrųjų. Taip. Susitinkam, spinta, žinai, irgi žiūri. Taip. Čia dabar 3 valandas pravabomės penktadienį kokią, ne? Geras. Tai va, tai man buvo toks nuostabus, žiūri, okei, kaip fainai, jinai šneka, kaip Žinai, gal faina, vat sutinki ir nežinai, ką gausi. Taip. Jo, tai man aš kažkaip, žinai, aš tau ir pasakau, kad pas mane nėra tas, aš kažkaip stengiuosi atskirti socialinę mediją nuo šiaip savo kitos pusės, nedarbo. Tai man atrodo faina, kai tas transliuoja darbo specifiką, bet netransliuoja tavo, kasdienybės, aš neįsivaizduoju, žinai, vat, ir klientai sako, jeigu aš atsikelčiau ryte ir matyčiau labas rytas iš tavęs, sako, man labai keista būčiau. Ir tada aš galvoju, tai kam save verstų, gali rodyti darbą, žinai, mano stiprioji pusė yra vizualas, tai palikim vizualai tą. Gal kažkada jo, ir jūs pakviečiat, aš galiu eiti, bet kad taip kiekvieną dieną, man kažkaip labai taip, ne apie mane, man atrodo. Bet ir labai šaunu, kad tu, žinai, savo iš tos klausimus atsakei, pasidarai, kaip tu darai, vedi savo Instagram profilį taip, kaip tau patinka. Ir nesiparini, nereikia. Žinai, čia būna tos taisyklės, nori auginti auditoriją, turi kalbėti. Jo, rodytis. Taip, bet čia, žinai, yra tie elementariausi būdai, tu gali užauginti kitų ir man atrodo, kad mano auditorija yra labai tikslingai susiformavus. Tai va čia ir duoda pliusą, man atrodo, nebesmė kiek tu turi, o kiek tu iš tikrųjų žmonėms, žinai, duodi tikslingos informacijos, kam įdomu. Tai aš kažkaip, žinok, pasilikau prie to, sakau, bus kažkas jo, kodėlgi ne, bet taip kasdieną, man atrodo, kad aš turiu daugiau kitos veiklos negu filmuotis. Visiškai sutinkam su tavim ir gerbim tavo pasirinkimą. Labai smagu. O šitą mes dar kalbėjom, tu šiaip, kaip ir sakei, esi baigus dizainą, ar ne? Mados dizainą. Mados dizainą, nors esi kaip ir dirbi stilistės darbą. Tai čia tokia situacija, žinai, kadangi aš mokiausi Lietuvoje, pas mus tokio kaip stilisto profesijos nėra. Ką tu gali gretutinai rinktis, tai yra mados dizainas ir kai aš stojau pradžioj bakalaurą, aš net nebejojau, kad eisiu kursi prekinį ženklą, žinai, darysi drabužius, bet tam mokslai atneša va tą galimybę, kaip sakyti, išbandyti save iš kitos pusės ir man kažkaip tas stilizavimas ženkliai labiau vis artėjo, vis būdavo kažkokių dalykų ir aš tada supratau, kad žiūrėk, būdamas mados dizaineriu, tu gali būti stilistu, bet būdamas stilistu, ar tu gali būti mados dizaineriu, kaip iš principo gali, žinai, bet tavo tas know-how, tai man tas labai darbe padeda, nežinai, mes su Greta turėjom diskusiją, žinai, apie tai išsilavinimą, čia irgi yra daug kalbų, aš Greta juokauju, tu ir dantistų gali būti nebaigęs mokslo, naik pasimokyk, bet mes, žinai, pas dantistą tokį neįsim. Tai aš nesakau kategoriškai, kad čia yra prievalė, bet man atrodo, žinai, kad mokslai duoda tą tokį, kaip tave išmoko mąstyti ten, kur tu šiaip neprieitum, niekada mokslai neišmokys tavo braižo, autentiškumo, tai tikrai yra ne apie tai. Bet, žinai, aš būdama stilistė, nes man dažnai parašo kažkokios jaunos panelės, kurios ten sako, aš noriu dirbti tokį darbą kaip tu, bet matau studijas yra tik siūlomas, tai aš siūčiau absoliučiai nenoriu ir baidosi. Bet aš tada klausiu, kaip tu paaiškinsi klientui, kas yra negerai su jo drabužiu, kai tu nesupranti, kaip jis pasidaro. Tai va čia, žinai, yra požiūrio klausimas iš esmės. Man yra ženkliai lengviau dirbti ir aš jaučiu tokį užtikrintumą, kad, žinai, stilizavimas nėra, kad tu paimi tik esamą rūbą. Yra kas taip daro. Aš išlaukau, tu pabaigsi, Jo, tai yra kas taip daro, bet aš kažkaip manau, kad, nežinau, gal man pasisekė su mano klientai, sakykime, ir aš matau, kad jie vertina ir kai aš atsimenu labai gerai, baigiau magistrą ir aš įsikėliau tą džiaugsmingą nuotrauką, žinai, kad finally this. Aš iš tikrųjų gavau iš savo
labai senų ir labai tokių, gerų klienčių, labai daug nuoširdžių sveikinimų. Ir aš supratau, kad jom irgi yra svarbu, kad jos renkasi žmogus su išsilavinimu, kad jos neina šiaip pas stilistą. Žinai, buvo era kažkokių, nežinau, manikiūro meistrių, tada makiažo. Ir tu pereini tą ir tarsi atrodo, kad kiekvienas, aš nesakau, žinai, mane gatvėje sutikus, aš greitai juokauju, tai dažniausiai mane sutiksiu su treningais. Klasika. Taip. Ir aš kaip sakau, tu gali mokėti aprengti save labai gerai, bet kai tau duoda kitą žmogų ir ypač duoda su kažkokiais jo ypatumais, ir aš labai gerai atsimenu tą konstravimą, ką mes mokėmės, kad, žinai, jeigu tu norėtum gauti idealų klientą palei standartą, tai bus 1% tavo klientų. Visi kiti ateis su kažkokiais ypatumais, kuriuos tu turėsi koreguoti. Taip. Tai va čia tas yra, kad mokslai, man atrodo, duoda tą gilesnį žinių bagažą ir mano požiūrį tai yra labai svarbu, kad ir kas ką sakytų. Aš jeigu netgi keičiau profesiją, aš žinok, eičiau tiesiog stoti ir mokytis vien dėl pagrindų. Aš nežinau, gal aš užaugau tokioje šeimoje, kurioje mokslai buvo prioritetai ir visi kiti dalykai yra po to, bet pirmo tu turi turėti išsilavinimą, o tada tu gali būti kompetentingų specialistų. Tai va taip ir yra, žinai, kad nėra to stilistų, yra užsienio tų mokslų, gal aš šiai dienai tikrai daryčiau kitaip, bet jeigu rinktis Lietuvoje ir žinai, gerai, kad tu ir nori būti mados dizaineriu, sakykim, tu nebūtinai turi stoti į akademiją. Ten yra ir sunku įstoti ir iš esmės ne visi paveža, bet galų galiai yra, žinai, profesinės mokyklos, kur tu gali gauti amatą, konstruktorių, siuvėjų. Nes šiaip akademijų iš principo ar ten kolegijų, tu realiai neišmoksi siūti. Tai yra per mažas laiko tarpas, tai yra mažai valandų, nėra didelės praktikos. Tai netgi tie, kas nori po to gilinti, jie dažnai po aukštųjų mokyklų išeina į profesinę mokyklą būtent mokyti siuvimo arba konstravimo. Ir tai absoliučiai nėra gėdinga ir aš galvoju, geriau daryti taip, nes pas mus, žinai, labai ta stigma yra, oi, profesinė mokykla. Kodėl? Tokius, jeigu niekur neįstoja, nei profkė, žinai. Taip. Šiaip aš baigus profkė esu. Ir aš manau, kad... Ir švenčių renginių ir apeigų organizavimą. Va. Ir matai, ir aš manau, kad žinai, kaip ir apie kolegiją. Tuo metu, kai aš stojau, aš iš tikrųjų, nes aš bakalaurą baigiau dizaino kolegijoje Vilniaus, o po to aš jau nusprendžiau, kad į magistrą einu į akademiją. Ir žinai, buvo tas tokia... Tu čia iš kolegijos, žinai, atrodo, tu ten labai daug dalykų pasiemi praktinių. Ir iš esmės aš supratau, kad kadangi aš turėjau dabar patirtį iš 2 įstaigų, kad tikrai kolegija nėra prašiau negu akademija. Tai yra absoliučiai skirtingos mokymosi sferos, bet ką tu ten atsineši, greitumą, greitesnį mąstymą, žinai, ir taip toliau. Aš kaip sakau, žinai, baigė tų studentų kaip ir, nemažai, jų labai daug atkrenta, bet tie, kas baigė, žinai, po to įsitvirtina 2-3 iš kurso, geru atveju. Tai va aš ką ir sakau, žinai, tu gali mokytis geriausiam universitete ir taip toliau. Mokslai negarantuos tau sėkmės. Bet ką jie garantuos, tai tavo požiūrį, mokėjimas spręs kitus dalykus, nes tai daug kertinių, žinai, tu mokais mados dizainą, tu eini visas Adobe programas, eini spalvotyrą, labai daug dalykų, prie kurių tu šiaip neprieitum, jeigu tu tiesiog sumastai būti. Ir tada tu matai tas klaidas, klysti yra normalu. Nesakau, kad aš esu kažko nenurengus, tai tikriausiai esu. Ir yra normalu tą pripažinti, bet tada tu žinai, kaip tą išspręsti ir kaip tą ištaisyti. Nes ir šiaip man tai, ne tik tavo, bet ir iš mano kaip kliento perspektyvos, man tai irgi didesnis pliusas ir aš eisiu pa žmogų, kuris turi išsilavinimą, nes aš tikėsiu tavo argumentais, kai tu man sakysi, kodėl aš turiu vienaip arba kitaip rinktis. Kodėl? Nes tu man galėsi paaiškinti jo, kodėl žinai. O ne dėl to, nes just gražiau. Ne, tai va, gali sakyti gražu arba negražu, bet čia yra nepaaiškinimas. Nes yra keletas žmonių viešoje erdvėje save vadinančių stilistais ir man visą laiką kyla klausimas, gal ir tu neblogai rengiesi, gal ten ir kitą gražiai aprengsi, bet iš kur tu tai žinai? Jo, iš kur, tipo, man irgi yra labai keista aš irgi kaip ir man, turiu tą akį kartu, žinai. Tai aš galiu būti stilistė. Jo, tai man toks tai kvešinojimas dalykas, bet dėl to visiškai sutinku, kad tu esi baigus mokslus ir kad, kaip ir sakiau, žinai, taip tiesiog profesionaliau ir tu gali argumentuoti ir geriau man paaiškinti. Žinai, labai, čia gal ta jaunimo karta, kur aš nenoriu mokytis ir viskas gaunasi, bet, žinai, aš buvau tai akademiniai aplinkoj ir aš mačiau labai gražius pavyzdžius. Ir aš turėjau vieną dėstytoją, kur aš noriu būti tokio mąstymo ir tokio proto. Žinok, pirmą kartą, bet žmogus rašo 3 disertaciją. Wow. Žinai, bet čia ne kiekvienam. Aš irgi galėjau ten eiti toliau, bet aš suprantu, kad man kaip ir nebereikia. Aš jau padariau tikrai pakankamai, vėliau gal, why not, bet dabar aš tiesiog manau, kad reikia nepabijoti, žinai, tai jeigu tu nesugebi baigti mokslų, darbė bus dar daugiau iššūkių. Mokslai yra labai maža stotelė, ties tą dalim. Ir kažkaip jeigu tu tingi dėti indėlio, tingi daugiau pagalvoti, kaip sako, gaišti laiką, jeigu aš ir šiaip galiu, tai žinai, tu viskam gali tiesiog šiaip daryti. Tai aš vis dėlto lieku prie nuomonės, kad mano pasirinkimo, man atrodo, tas yra labai svarbu, o kaip jau visi kiti, tai žinai, renkasi. Ne, kaip sakyt, aš irgi negaliu turėti visų klientų.
mano stilistika nėra visų klientų. Na, tai vienas jis pas vieną, kitas jis pas kitą. Ir mes, pavyzdžiui, su kolegom pasišnekam. Ir ta darbo specifika stilistų yra absoliučiai skirtinga. Tu negali daryti visko ir negali daryti taip pat. Taip. Aš, pavyzdžiui, nelabai gebu, ar kaip sakyti, man gal didesnis stresas valdyti didelius kūrybinius projektus. Nu, absoliučiai. Bet man va, tas darbas su individualiu klientais man labai patinka. Tai tu neapsiemi tokių, kaip būna, aš nežinau, reklamą stilizuoti. Aš apsiemu, aš esu ir turėjus, ir dar iškrenta, nu kaip tada tu jau gali rinktis ir tas faina, kai laikas ateina, kai tu gali jau pasirinkti, su kuo tu nori dirbti. Bet vis dėlto aš pirmenybę prioritizuoju tam savo klientui, asmeniniam, nes mes su jais, žinai, bendraujam ne ten savaitę, ne dvi, tu bendrauji metus, antrus, trečius, va jau 4 metus rengi žmogų ir tada tu, aš kaip juokauju, važiuoji su šampanu, nes tau gėda atvažiuoti šiom, žinai, pas tą klientą. Iš svečius realiai važiuoji, ne? Važiuoji į svečius, tu žinai, kada ten vaikų gimtadieniai, kada kažkokie, nežinau, įmonė šventė, žinai, kada ten bus kelionės ir tu vis, bet tas labai smagu, kad jie pasitikė. Ir tiek metų jie tavęs nekeičia, nors atrodo vis atsiranda ir ta rinka auga, tai aš labai tą sveikinu. Ir man atrodo, kad turi jinai augti ir turi būti tokia sveika konkurencija, bet aš tą konkurenciją palaikau iš tos pusės, tai tokia bendradarbiavimo faktorių, žinai. Pas mus labai visi linkia konkuruoti, pyktis. Aš galvoju, kaip smagu susėsti, žinai, ir kartu padiskutuoti apie tam tikrus niuansus, žinai, mes ir dabar pasišnekam, gal su tuo klientu geriau nedirbti. Bet čia yra mūsų tas ratas žmonių, kurie mes kažkaip labai gerbėm vienas kito darbą. Tas pats, žinai, aš nerengiu atlikėjų. Aš turiu kolegų, kurie puikiai su to tvarkosi, nuostabiai. Jo, mes galim padiskutuoti, sako, žinai, kaip tau atrodo, vad geriau iš tam tikros pusės. Bet ar aš apsimčiau tą projektą, tai manau, kad ne. Šiai dienai ne. Gražus išsidalinimas yra to darbo, žinai, visiems užteks tos vietosgi pasaulyje. Bet šiaip, iš principo, prie šito tokio kaip asmeninius stilizavimo asistentės pasikviesti į namus, ten reviziją ir panašiai, iš tikrųjų, nežinau, pataisyk mane, jeigu aš klystu, aš asmeniškai iki šiol aš dar nesuprantu, kas tai yra. Aš niekada tokios paslaugos nesu turėjusi, bet Greta pasakė, kad aš jau ne pirmą kartą ir aš tokia galvoju, man dar toksai, nežinau, kažkas čia naujo, man dar nesuprantama ir aš dar neprisileidau, nes aš dar nesuprantu. Ir mes vis laukiam daug ir komentarų po to, kai aš pasakiau, kad yra tokia kaip specialybė, ne specialybė, o paslauga, tai daug kas traktavo tai kaip tai tipo, jūs negalit pačios spintos susitvarkyti ir sidėti daiktų į vietą. Tai taip pat norisi tokio, žinai, paaiškinimo, gal kad žmonės suprastų, tai nėra, kad ateina tau iš spintą, išverčia ir sulanksta viską ir sudeda. Čia ne apie tai, ir aš norėčiau už tai gauti pinigus. Man tvarkytis patinka. Jo, žinok, gal tiesiog taip yra, kaip sakyti, tai yra pakankamai intimus dalykas. Žinai, tu žmogui įsileidi savo namus, tu įsileidi savo erdvę, įsileidi drabužinę. Ką pagalvosiu, jeigu čia nesąmonė prisipirku, žinai, toks man dar toks biškai ir tu matai, kaip tie žmonės keičiasi nuo pirmo sutikimo į antrą, vieniem užtenka vieno, su kitais tu tiesiog bendrauji, žinai, kaip sako, kaip pas dantų higienai, tai man tavęs reikia, kas tą pusmetį tokį, sakykim. Tai iš esmės, net mano mama, ką aš tik dabar sako, supratau, už ką tau pinigus moka. Geras. Tu kažkoks neapčiuopiamas bet žiūrėk, yra, kaip aš einu pas specialistą, kas, tarkim, buhalterė, tu turi buhalterę. Tai tu gali pasidaryti deklaracijas, vis sąskaitas, bet man yra paprašiau sumokėtam žmogui pinigus, kad jis padarytų už mane tą darbą, ko aš nemėgstu, ar man gaila laiko tam. Aš geriau eisiu daryti savo kažkokių projektų. Tai lygiai taip pat yra, žinai, spintos revizija. Tai nereiškia, aš esu mačius spintų, kur tu ateini ir aš galvoju, kodėl mane žmogus pasikvietė, tie daiktai nuostabus. Bet tada tu pradedi kalbėti ir tu klausi, kaip jis juos derina ir tu matai, kad, džinsai ir maikė, o rūbų pilna gražių. Tai ne visi mes tą turim, dėl ko kiekvienas dirbam savo darbą, tai žinai, yra ta pajautima, kaip tu gali sudėlioti ir ką tu gali rinktis. Tai čia yra toks, man atrodo, po truputį vis ateina ir tarsi, nežinai, seniau būdavo, oi gėda pasakyti, kad aš turiu stilistą ir jis mane rengia, kodėl čia, žinai, ir tarp draugų. Ar pats tu negali, tai kas čia yra. Bet, žinai, tai kaip sakyti, negali tikriausiai. Nepaisant to, tu moki pasirinkti daiktus, bet gal tu nesupranti tam tikrų dalykų, kas netinka. Žinai, žmonės yra, nežinau, skirtingo ūgio, sudėjimo, proporcijų, yra daug niuansų, spalviniai pasirinkimai ir kitų klientų ateina aiškinti revizijos metu ir pasakoja, dėl ko netinka, čia yra tas gebėjimas. Jis sako, man dabar darosi aišku, ką aš darau ne taip. Nežinai, būna, kai sako, aš susidedu juodą derinį ir man viskas blogai, nors iš pažiūros, kaip tu gali suklysti su juodu deriniu. Bet gali, tai yra faktūros, tavo kirpimai, detalės, kažkas ne vietoj, ten kišenės. Tai tie niuansai, tai aš manau, kad, kaip sakyt, tas išauks, žinai,
aš va tau irgi sakiau, kad labai sunku parodyti tą darbo pusę, nes tu negali to ištransliuoti. Taip, jeigu tu eisi, kaip sakyti, apsimestinai pas draugę tvarkyti spintos, tu tarsi gali pafilmuoti. Bet kai tu būsi, kaip sakyti, ne pas artimą žmogų, aš negaliu filmuoti kliento namų. Tai yra jo erdvė. Taip. Tu lygiai taip pat, aš nežinau, skrendi užsienį daryti apsipirkimų, tu nieko negali kelti. Bet tai nereiškia, kad kad tu nedirbi, tu dirbi, bet tu negali rodyti tos pusės. Gali čia nufilmuoti, kai įeini į Louis Vuitton Žinai, parduotuvę. gali daug, prifotografuoti parduotuvę batelių ir apsimest, kad jie tavo. Labai lengva. Tai va, bet aš kažkaip esu linkus už tą nuoširdžią komunikaciją, kai paklausi, tu visada papasako ir tu pabendrauji ir Greta, aš manau, nepaneigsi, kad tu tą ryšį visada jauti tada šalia, nes mano tikslas iš esmės nėra, kad klientai kiekvieną dieną, žinai, kaip nuo podiumo. Vyksta gyvenimas, nežinau, tu turi šeimą, vaikų, tavo darbas, kažkoks tu važinėjai, bet man labai svarbu, kad esant progai, jie žinotų, ką reiktų daryti, arba bent jau esant progai visada mane turės, aš kaip sakau, stilistą kišenį, kurie gali jo paklausti ir pasitarti, tai aš niekada netlieku revizijos ir išinu ir viskas, sakau, komunikacija baigta už kitos paslaugas vėl mokat, tai ne, aš visada palieku, kad jūs galit klausti, mes komunikuojam ir aš manau, kad ta nauda ateina tikrai ne iš karto, jinai ateina palaipsniui, vieni greičiau įsisavina, kiti lėčiau, bet šiaip tikrai tas labai žmonės kažkaip pradėjo, nors aš galiu pagirti, žinai, vat visi ten anksčiau būtų užsienis, o mes čia tokie atsilikę tarsi ir aš tiek gražių žmonių matau, pas mus ir taip gražiai sutvarkysiu moterų. Taip, labai daug. Aš tada pagalvoju, kad užsienį iš visiems atrodo. Bet iš tikrųjų yra labai patogu, nes, pavyzdžiui, kai Emilija ateina susitvarkys spintą, kaip čia mes sakom, jinai sudėlioja tau derinius iš tavo drabužių, iš kurių aš, pavyzdžiui, net nežinodavau, kad aš juos galėčiau derinti iš vis. Ir man nereikia. Tai nėra skatimas, kad tau dabar reikės pirkti krūvą drabužių ir tą. Ne, pirmą mes žiūrim iš to, ką mes turim. Ir tada, ko tau trūksta. Tai tas labai. Ir dar kas man patinka, kad kai eini apsipirkti, galėjai Mylinus nuotrauką. Ar gali šitą pirkti? Ar man apsipirkti, ar gal nesąmonė, žinai. Tai va tas yra labai gerai, kad tu turi tą žmogų visada tikrai šalia. Ir jis tau gali padėti, patarti. Ar netgi, man atrodo, mes dėjomės lagaminą į New Yorką, ne? Taip. Irgi labai faina. Kad nusidėt kuo mažiau, kad kuo daugiau keič, žinai, tarpusavėje. Aš pati to nebūčiau, tikrai aš padaręs. Nežinai, visi susikrauna daug, nes taip yra ta paslauga lagamino sukrovimas iš esmės. Nes prisideda daug daiktų, tada kelionė nėra ką rengtis, žinai, tai tu klientam dėlioji, nežinau, kokios vakarienas, kokios veiklos, tu žiūri, ką jie darys. Tai va šitas yra, žinai, stilistas, man atrodo, neturėtų jum daugiau išleisti pinigų. Jisai iš esmės turi sutaupyti tos finansus jūsų. Ne tai, kad turi, bet man atrodo, tas natūraliai turėtų vykti, kad tu nebeperki, nes dėl ko, žinai, mes atsiranda, neturim ką rengtis, dėl to, kad tu perki, niekas nedara, tada trūksta, tai aš pas Gretą, kai atvykau dabar žiūrėti, man čia reikės, žinai, aš sutvarkau spintą ir sakau, kad tau nieko nereikia. Nuoširdžiai, tu pati, bet man pasučiu reikia, žinai, tokių, vat rankinė ir avalynė, tai gerai, kažkoks pasipildymas sezonui, tai yra normalu, bet tai nereiškia, kad tu atini ir kardinaliai visą spintą. Aš turėjau tokių klientų, kuriem tikrai reikėjo kardinaliai, bet jie patys sako, aš tikrai neturiu drabužių. Žiūrėjau, kodėl jūs mane kvietėte. Bet jie nori susipažinti, nori pajusti ir tada tu jiem formuoji, va taip, kas sezoną, po truputį ir aš vis gaunu, žinai, aš matau tą grįžtamumą. Aš turiu ir online paslaugas, kurias šiuo metu esu apstabdžiusi, bet iš esmės tiesiog man klientė rašo, sakau, kaip jums praėjusi tą kapsulę, vadinkim, ir tą kapsulę jūs negalvokit, žinai, pas mus lengviausia, ten trenčkautas, mėlyni džinsai, balta palaidinė, tai yra žiauriai nuobodu. Norėjau sakyti, copy-paste, kad nebūtų, nes išeina koks nors trendas, žinai, aš ką kalbu apie stilistą, kuris, žinai, nueit į, nežinau, prekinio ženklo pirmo puslapį ir matyti naujieną, tai yra lengviausia pasakyti, kad tai yra madinga. Bet sudėliotam žmogui ilgalaikiai perspektyvai, kol kaip sakyt, kur jam nereiktų keisto, tai yra tikrai didesnis darbas. Tai iš esmės man klientai ir sako, žinokit, aš visus rūbus savo, išpardavau, atidavau, ten, sakykime, atsisukiau, man reikia antros kapsulės, papildymų ir aš nešioju tik tai. Ir aš žinau, kad vėl grįš. Ir yra žmonių, kurie jau entąjį kartą per kartą galvoja, jau gerai, o ką dar naujo? Tarsi, žinai, tai mes jau tada, kaip sakyti, tai ta bazė kiekvienam yra skirtingai, jinai privalo būti. Spintai nebus kitaip, nes aš juokauju, blynų be kiaušinių irgi nekepa. Taip. Reikia, kad kažkas sulipdytų. Bet tas kažkas neturi būti visiems vienodai. Nes pas mus ta masė, žinai, tokia, vienas užeina trendas ir tada visi važiuoja. Tai ta komunikacija labai paprasta, susirinktus klikus, kas atrodo žmonėm priimtiniau. Ir kai kažkada aš irgi buvau pasisakius apie tą, prabangos prekės ženklus ir tą pirkimą, nes čia buvo bumas kažkoks, kad,
kodėl, ta prasme, faina, bet aš visada laikaus to mąstymo, kad tu daiktus turi pirkti tada, kai negalvoji, ar gali jo sauliaisti. Žinai, nes šiandien nėra būtinybė, šiandien nėra trendas, yra daug nišinių prekinių ženklų, kuriuos tu nuostabiai gali atrasti. Ir aš esu už tą unikalumą ir aš matau, kaip klientų keičiasi drabužiai, nes tiesiog jie palaipsniui išmoksta ieškoti, domėtis daugiau, žinai, tiek pasaulio prekinių ženklų, tai ar mes visi turim vaikščioti su smėliniu lietpalčiu ir ten vėl... Čia yra bučių rankinukas, žinai, kur ateini vakarėlį ir 3-4 žmonės su tais pačiais. Ir tai koks tada yra įdomumas to daikto? Tie 4 žmonės dar verčia tave blogai jaustis, nes tu jo neturi ir tada tu tokia, aš esu tikrai, kad save pagaus, kai esi aplinkoje, kur žmonės, žinai, nuvaikosi tų, žinai, brandų, visų tų naklioninkų, kaip ten jie vadinasi. Ir žinai, ir tu išeini, aš tokia blogai jaučiuosi, blemo, gal ir man reikia, žinai, ten to rankinuko ar kažką, ir aš tokia, Milda, ar tau reikia? Jo, kamon, reikia, nereikia. Sveikinu, žiūrėk, aš tiek metų, kaip jau sakyti, nemažą laiką esu toj mados rinkoje, aš po šią dieną neturiu rankinės brangesnės, tikriausiai už 400 eurų. Ir ne dėl to, kad tu neturi pinigų sumos jos nusipirkti, bet aš galvoju, ką tai keis, mano žinias, mano gabumą, norą kažkaip atrodyti. Ar įrodyti kitiems, kad aš atsirengus, tai aš čia dėl to, kad aš turiu. Faina, kai jūs jau norite, ta prasme, jeigu aš turėčiau laisvą ranką, neribotą sąskaitą, aš tikrai žinau, kur aš norėčiau apsipirkti. Bet kad tai yra būtinybė ir kažkoks taupimas, ir aš ne vieną kartą man parašydavo, Emilija, žiūrėk, galvoju, aš ten ilgai taupiau, labai noriu, ir aš tiesiog klausimą klausiu, ar jūs tikrai norit? Ar čia yra kažkokie prievalė? Ir aš gaunu žinutę, bet žinai, aš matau, visos turi, tai aš gal... Ir tada mano klientės, net ne klientės, o sėkės, ką aš tau irgi pasakau, biudžetas ten nuo 2-3 tūkstančių, kas yra didelė pinigų suma, krenta ten iki 800-700 už nišinę labai gerą prekinio ženklo rankinę ir jis sako, mane visi gyrė. Taip, nes tai yra nematyta, tai yra nauja. Tai aš kažkaip esu už tą unikalumą ir už tą išsaugomą. Viskas gerai, jeigu tu nori eiti su ta basic eilute, tai nėra blogai. Čia yra apcijų. Bet jeigu tu nori įdomumą, tu niekada nebūsi įdomus, kai kas antras žmogus su tais pačiais batais. Žinai, mes negalim taip pat mąstyti, mes negalim valgyti to pačio maisto, tu negali būti tokiu pat. Tai lygiai tas pats yra apie aprangą. Tai man atrodo, kad, žinai, ta socialinių medijų erdvė tokia labai neša tą stigmą ir tarsi, va, čia prabangumas. Man atrodo, prabangumas yra tavo prote, mąstyme, bet tikrai ne daiktų kainuose, kurios šiai dienai kartais yra absoliučiai, aš sakau, jūs tikrai norit mokėti. Po man netgi toks yra, žinai, aš kol susisgrimbu, koks čia dabar trendas, žinai, dabar tie patys, dabar jau kelinti čia metai, tie trenčkautai tai vadinami, ar ne? Ja. Taip, man kaip ir reikia, man, žinai, to tokio kažkokio paltuko pavasarį, bet man atrodo, aš neapsiverčiu, aš nei ranką negaliu spausti, negaliu nusipirkti, aš to palto, nes visos su jais, negaliu. Ja, bet žinai, visos su panašiais, tu gali atrasti unikalų. Žiūrėk, aš visada esu ne apie kažkokį ten spalvinį trendą, aš visada einu per tą drabužį siluetą, jo kirpimą, faktūrą. Žiūrėk, mes žinom, trenčkautas yra vienas seniausių drabužių, jeigu pažiūrėjus. Ta prasme, jo. Ir tikros trenčkauto detalės yra labai daug niuansų, ką tu gali vadinti trenčkautu. Bet iš esmės tu gali rinktis visiškai kitokį, nežinau, spalviškai, nebūtinai jis turi būti su diržu, gal jis neturės apyklikį. Tiek yra niuansų, tik reikia mokėti nepatingėti ir paieškoti. Nes ta masė parduotuvėse tokia yra, žinai, kur, tai yra 80% žmonių, kurie niekada nenupirks mano paslaugų, aš kaip sakau, ir jie niekada nesidomės to, bet tas gal likę 20, aš labai tikiuosi, kad yra žmonės, kurie moka atsirinkti ir moka galvoti, žinai, ką renkasi. Tai va čia yra, žinai, kad tas vienodumas, aišku, viskas priklauso nuo kito. Ta prasme, sudėliojimo tavo pačio derinio ir gal tas trenčkautas, kuris matomas visur, absoliučiai kitaip atrodys dėl tavo kitų pasirinkimų, nežinau, avalinės, akinių kažkokių ir taip toliau. Tai čia to nereiktų bijoti, bet tiesiog, aš kaip sakau, nepatingėkit paieškoti. Čia yra toks, žinai, tingiu ir noriu gerai atrodyti. Taip, pas tą mačiau, ten gražus, tai pasimsiu. Taip, jeigu tinka, aš viskas gerai, trendas, žinai, ir būna. Gal tas trendas, nors aš jo labai nemėgstu, aš esu už tokią ilgalaikę perspektyvą, žinai, kaip dabar, madinga ten raudonas spalva. Kada jums buvo nemadinga? Bet žiūrėk, man raudono, aš atrodo kaip čigonės. Man irgi labai netinka raudonas. Man labai netinka. Man sakė, kad tinka, bet aš, žinai, ne tavo. Nesijaukinai jau, tai jo. Tai va čia irgi yra, žinai, raudona turi daug atspalvių. Čia vėl yra šilta, šaltas, daug niuansų. Bet dėl to, kad tai yra madinga jį rinktis, man atrodo biškiuk absurdas. Žinai, daug kas madinga ir va taip va viskas kinta, bet jeigu tu žinos, kas tau asmeniškai tinka, tai man atrodo, ta tavo drabužinė liks tokia metai iš metų vis papildant ir vis kažkaip, žinai, įdomiau. Ir pasižiūrėk, kaip Dior apsirengo, gal ir raudonų kokį nors. Jūs susidarinot. Pristatykime mūsų naują svečią. Tokia, žinai, karusėlė, žinai, išlės. Matosi per visą. Jo, bet tu stengiasi, žinai, bent jau. Tai aš tikiuosi ir nufilmavau, kad čia įsėlinai.
Ne kamera, tu mikrofoną. Labas. Sakau kamerą. Sveika. Tai prie mūsų prisijungė Diora, naujai iškepta mamytė, prie ko mes dar sugrįšime prie šitų dalykėlių, naujienų visokiausių. O mes tęsime mūsų pokalbį su mūsų svete. Ir Diora, welcome, užduoti klausimus. Tai grįžtam prie tų visų trendų, ar ne? Kaip ir minėjom, kaip ir tu sakei, rezimuojant, kad, žodžiu, trendai yra fainai, galime mes juos, kaip pasakyti, stebėti, bet jeigu nori to išskirtinumo, tu jį gali atrasti ir paprastose trenduose, kaip tas pats tas kautas, ar ne? Tipo, tu gali pažiūrėti kažkokią skirtingą detalę. Išskirtinumo tiesiog to ieškojimo. Reikia daugiau. Tai aš tikrai už, jeigu tinka, žinai, bet kad jų vaikytis mes tiesiog nespėtume. Man atrodo, mados rinka yra tokia žvėriška, šiaip tampu, kad tada, tu turi kasdieną, žinai, kasdieną. Ir va tada tu galvoji, ar tu nori būti tam trumpalaikiam. Bet žinai, su nuotakom yra dalykas. Aš jas rengiu ir aš turėdavau per sezoną po 100 nuotakų, kurias turėdavau sustilizuoti. Tai yra tikrai žvėriškas kiekis. Bet tada jau klausi, ar tu nori būti tai sekundai, labai, tokia on top, ar tu nori, žinai, kur žiūrėsi po kelių metų, nes tu vis tiek tikės, kad tuoksies vieną kartą. Žinai? Ar tu nori po to tikėkime. Bet žinai, kad tau būtų faina žiūrėti ir tu galvo, kokio velnio aš ten pasidariau. Kaip dabar žiūrim savo tėvų vestuvės, mama su tokia banga, ten lūpas. Bet žiūrėk, čia yra laikmetis. Aš kaip sakau, žiūrėk, peštukas Jonas, labai elementarus pavyzdys. Jisai seniau ten iki kelių, skiltukas gale, ten minipalus. Peštukas Jonai dabar yra rock and roll. Tai vienas gražiausių dalykų, bet žiūrėk, tampa maxi ilgio, suskeltų per priekį, tai tas pats peštukas. Keičiate klasikinį siluetą, nereikia tikėtis, kad po 20 metų, tavo spinta bus on top. Tu turi pasiryšti kažkiek keisti ir, man atrodo, gyvenimo būdas, tavo požiūris, jis irgi kinta su to. Ir pats amžius tavo kinta, jų. Tai va būtent, ir figūros visokie niuansai atsiranda, bet šiaip, tai va čia yra, žinai, kur ta klasika lieka, bet jinai keičia siluetą, iš principo, juoda švarka, žinai. Vat tas oversizas, aš manau, jis niekur nedings, bet jisai dabar, žinai, vėl grįžtam prie tokio labiau fitą, tokio išlaikyto, ar ten kažkokių struktūrų. Tai va čia man yra labai gražu, kai žmogus išmokta rinktis tokius dalykus. O žinai, ant tos masės galim dar suprasti. Labai daug kas prisižiūri Pinterest. Aha, aš tai žinai, pavyzdžiui. Darinių, kur aš neturiu to Pinteresto. Tai tu laimingas žmogus. Bet aš turiu TikToką ir tai yra turinė. Gerai, aš TikToką turiu, bet nesinaudoju. Tai, žinai, pažiūri Pinterest. Bet yra blogai? Ne, tai yra labai gerai, bet žiūrėk, aš dirbu su fotosesijom tikrai daug ir kaip aš aiškinu klientam, viena, kas veikia nuotraukai, tikrai neveiks realybėj. Ir mes matom tus išlaižytus derinius ir manai, čia aš noriu taip. Kai pamatai, kad Zarai gerai ant modelio atrodo ir atsisinti užsidedi pat ir tada galvoju, aš esu tavo mačius, ten irgi tu darai tokius filmukus, žinai. Tai vatamė ir esmė, kad reikia suvokti, vieni rūbai veikia labai gerai kadre, plus reikia suvokti, kad nuotraukose tu pasieksi patiems, tai yra realybė, tokia niekas nekelia. Gerą kadrą padaryti, kaip, atrodo, čia mes tai, žinai, kadras, kur kelia fašinas. Klausykite, žinau, kiek tą kadrą kainuoja padaryti. O aš kai būdavau modelis, tai mums net klipus nugaroji prisekdavo. Tu niekada negali žinot, kaip ant tavęs realiai atrodys. Tai va čia, žinai, yra Pinterestas, kurį tu labai faina, tai yra labai geras šaltinis žiūrėti, stebėti kažkokias naujienas, bet tam nereikia aklai pasiduoti, kad tas suveiks būtent tau. Realiai tu turi labai pažinoti savo figūrą turbūt ir kas tau tinka. Va, čia yra labai svarbu ir gal aš dar sakyčiau, pažinoti tą figūrą ir žinot, kokius privalumus tu nori ryškinti, žinai. Žiūrėk, aš tarkim, čia šiaip toks yra standartas platesni klubai, ne? Vienom tai yra žiauriai gražu, man negražu ir ant manęs. Ir aš jas vis tengiu ir kažkas juokiasi, aš labai atvirai pažiūrėjau ir krūtinę, aš ją turiu. Ir visi niekada gyvenime nemačiau, nes aš moku padaryti taip, kad jos, nebūtų akivaizdžiai, ne? Bet kažkam tas yra labai gražu ir jis tą akcentuoja. Ir valio. Bet čia yra pasirinkimas. Tu jai turi krūtinę, tai tu čia labai gerai. Aš iškart klausiu, o tu moki padaryti, kad jinai didesnė atrodytų? Galima. Aš norėčiau parodyti, kad čia turiu. Faktas, kad yra, tai drabužių kirpimai, detalės, ką tu renkė, žinai. Vat būna, pasirenka, sako, aš noriu optiškai sumažinti, žinai, krūtinę, renkasi ten tas ruffles vadinamas, nori kažkokią. Ir jie vizualiai didina tave. Ir ta krūtinė darė, kaip sakyti, nešasi į priekį. Tas ruffles, tai, ta prasme, paputimai tie tokie, ne, tos karbatkos. Taip, aš nežinau, kaip karbatkos. Tai va čia jie optiškai didins beveik visada. Tai žinai, ko tu nori. O kas mažina? Geras drabužių kirpimas, įsiuvai geri, tinkamai medžiagos parinktos, audiniai, va čia yra labai svarbu suprasti. Žinai, kažkas labai tave gerai įstato, kažkas tiesiog padaro tokį želė drėmutį. Tai šiaip
gerai išformuoti drabužiai ir dėl ko aš, kaip sakau, nepabijo tada tvarkytis, kai jūs gauna daiktą, nu žinai, jis tau spalviškai labai patinka, ten tarkim tas, nu bet vat kažką žiūriu, nu tai nebus daikto, taigi mes nesam visi vienodi, kad jis tau idealiai tiktų. Žiūrėk, mano dydis yra tarp 36-38. Nu tarkim, mano klubai tikrai toks į ematą, taip buitiškai sakykim, jos muo į esą. Tai aš telpu į S kelnes, bet man per klubus, aš kaip sakau, stovėt patogu atsisės nelabai. Arba čia lieka toks tarpas, o čia man pas Nu tai va, bet ką tu darai, tu nešvi jos pakoreguoti ir tai yra puiku. Bet aš manau, kad dar pas mus yra tas, aš perku drabužį ir dar nešiu taisyti ir dar mokėsiu už taisymą, kai aš jau perku drabužį, pas mus, man atrodo, dar biški yra tos, nu tas toks, žinai, aš ir taip jau už jį moku, tai dar mokėt, nu tai aš noriu iškart gauti gerą ir tobulą. Na čia kaip mano... Bet kad jie visi vienodi siuvami, žinai. Nu žiūrėk, kaip mano viena klientė, prabangių batelių padai yra odiniai ir jos būtinai reikia nešpaklijuoti. Dėl ko? Nes oda nusitrina ir padas susigadinęs, batai metami lauk. Ir aš pakeliu jos batus ir jie kiekvienas, aš galvoju, susproksiu iš pykčio ir sakau, kodėl. Ir jinai man irgi, kodėl aš mokėdama tiek už daiktą turiu daryti vargyti. Nu sakau, žiūrėk, tu nepabėgsi nuo to. Nu taip yra. Nu, nešk ir tada turi. Aš nežinau, kad Aš reikia irgi juos nežinojau. klijuoti. Aš tikrai neturiu matyti tokių prabangių, tai odiniais padais, tai nežinojau. Taip, tai va čia yra taisyklė, ką aš būtinai liepiu irgi padaryti, kad jūs batus turit nunešti, nu, paklijuoti iš esmės tam, kad jūs nenudėvėtume to pirminio sluoksnio. Man tai skamba kaip, žinai, kas toks tai, nežinau kaip čia gražiai dabar išsireikšti, negražiai aš pasakyčiau tą žodį, bet toks tai kaip išsinėjimas prekės ženklų, kurie tipo, čia mūsų taip vaikosi, tai mes čia norim kažkokį skirtumą, ai tai padarykim, nedadarykim, nedėkim, pado patys, jeigu užsideda, žinai. Nu, man tas irgi labai keista, nu, bet žinai, kaip ir kartais tu vertini kainų segmentą, nu, ir tu suvoki, kad, nu taip, kai tu perki priimimą, tu dažnu atveju tikės kokybiškesnių medžiagų, geresnių pasiuvimų, kurie tikrai dažnu atveju krenta, arba jie turi jau paslaugą ten tvarkyti, žiūrėk. Tu Zarai nusipirkęs negali prašyti man pasiaurinkit džinsus. Nu ne, bet ir pas mus jau yra ta paslauga jau nuo to vidutinio ir aukštesnio segmento parduotuvė, kur tu parduotuvai tiesiog tave primatuoja, jie nuneša, patvarko, tai nu tai jau nebėra sunku padaryti. Tai šitoje vietoje aš tai tiesiog manau, kad reikia nepatinkėti, reikia truputį dėti laiko ir tada tu kelnių, tu už 2 savaičių negalvos, man reikia vėl naujų kelnių, žinai, man šitas netinka. Man tai būna, aš tokia numetu svorio, galvoju, blem, va čia per daug atsivėpia, reikia susisiaurinti, nunešu pasivėję, po savaitės aš jis nebetelpu. Ir galvoju, blem, gal reikėtų atidaryti viską. Šiaip nejuokinga, aš turiu kelnių skirtingų dydžių, nes nu, man ta pati situacija, žinai, tai yra gyvenimo tempas, vienu metu tu ten sukūsti labai stipriai, nu kaip tas stipriai ten mūsų, tai mes nu, nenumetam dvigubai, tai yra 3-4 kilogramai, kur aš sakau, kurie labai keičia faktorių. Tai aš iš tikrųjų turiu kelnes, kai būnu plonesnė ir turiu kelnes, su kuriuom patogiau, kai būna neta geresnė. Ir tau nereikia pirkti nieko. Nu tai taip, tu kiekvieną kartą nespėsi keisti, arba bent jau žinoti fintus, kaip tu ten gali kažką pasidaryti. Ten kažkaip sagą galima kažkaip tam. Galima, gali rišti su gumytė, aš esu, galvoti, ar aš nesu išėjus į kelnes į sagus grafkę, tai jo esu. Nu, bet ką, toks gyvenimas. Užsidengi ir nesimato. Taip. Aš, pavyzdžiui, žiūriu pavydžiu panom, kurios sugeba su basic rūbais atrodyti visą laiką skirtingai, jom jų reikia mažai ir jų garderobė dominuoja balta, juoda ir tokios neutralios, ten džinsas kažkoks, nu, tarsi, jos leina, jos daug gali net neinvestuoti pinigų, bet labai gerai atrodyti. Bet žiūrėk, aš tau pasakysiu taisyklę, dažniausiai, jeigu tu atkreiptum dėmesį, pas jos labai gera avalynė būna. Nu, rankinė, čia kalbam apie gerumą, tai ne kaina. Kalbam apie gerą pasirinkimą stilistiškai, kurie basiką labai, kaip sakyt, pakelia į tą kitokį lygmenį ir va tada atrodo stilingai. Žinai, va kaip tu sakai, tinkami drabužių siluetai. Taip. Va čia irgi tą basiką padaro, žiūrėk, džinsų N modelį. Bet kad tu pasirinktum tą, kuris tau labiausiai tinka, va tada tau viskas krenta ir darė. Va ką aš ir sakau, tavo bazė gali būti, nu, labiausiai basic, bet tada, nu, truputį išieškoti, žinai, niekam neįdomu bus, jeigu tu užsidėsi ant visų matytą rankinę, bet jeigu tu paieškosi kažkokios kultūriškos formos, kažkokio kitokio dizaino, nu, iš karto būna tas toks, nu, cinkelis. Tai va čia yra mokėjimas ir gebėjimas ir tai yra duotybė, žinai, ar galima išmokti va ir stilizavimą, žinai, kad ir prie mokslo grįžtant, ką aš sakiau, kad, nu, neįmanoma, kad tave mokslo išmokytų stilizuoti. Nu, no possible. Ar tas pats išmokytų kur drabužį taip ir ne kitaip. Žiūrėk, dėl ko mes renkamės tam tikrus prekinius ženklus, tai yra dėl jų braižo. Tai lygiai tas pats gebėjimas darint drabužius, žinai, tai yra duotybė. Iš esmės, aš nemanau, tu gali tą lavinti, faktas, bet, nu, vieniem tas gaunasi, kitiem nesigauna. Tai va, realiai, nes aš dėl ko ir vedžiau, aš turiu tokią draugę ir jai taip viskas nei ten, nu va, sako, apsiliejau maikę, tai išsitraukiau kitą, kažkokią ten apipaišytą, ten gal 5 eurai nekinoja, bet jinai išsidėjo
gražius marškinėlius ir atrodo, visiškai sakau, kodėl tu ne stilistė dirbi. Tiesiog tobulai atrodai. Ir mano situacija yra priešingybė. Aš esu kažkoks, nedarna pas mane toj spintoj. Aš perku po vieną daiktą, nes jis man tiesiog vienas, jisai man gražus. Tada aš nusiperku vieną tą daiktą, tada atsidarau savo spintą, nieko nėra, kad prie jo kažkas dėrėtų. Ir man tai labiausiai patinka kokia ryški spalvota suknelė ir aukštakulniai. Ir aš turiu labai daug aukštakulnių ir labai daug suknelių, kurių niekada šiaip realiai neužsidedu, niekur su tais aukštakulniais real life neišeinu apart ant kokio nors gero vakaro šou filmavimo. Ir visada atsidarau spintą ir aš neturiu ką apsirengti, aš neturiu. Ir Andrius jau po prakaitų toks stovi kampiais, praustas, bijo kažką man sakyti. Ir aš rėkiu ant jo, aš neturiu ką apsirengti. Tai gerai, važiuojam į Zarą, kažką nupirksim. Nieko nėra Zarai, kad man tiktų. Ir aš nueinu tą Zarą, aš išsimatuoju 20 rūbų, visi ant manęs lievai atrodo, nors kabėjo ir atrodo žiauriai cute. Ir aš tiesiog galvoju, ir man rašo dažnai žmonės, tai jau ant tavo figūros, tai tau viskas tinka, jau tau ką uždėsi, tai žiauriai gerai atrodys, niekas niekada netinka, nusiperku didžiausias nesąmonės, atsidarau spintą, rūbai krenta, atrodo kaip nenormali, bet užsidėt ką neturiu. Čia kaip Emilija ir sako, čia yra arba tu poštų turi, arba tu jo neturi. Kaip man tiesiog tą duotybę, man įskiepinti. Žinai, imti specialistą, tada aš manau, aš tai pakankamai, mano tikslas nėra, pavyzdžiui, tik klientui. Ir aš kartais gal pasakau taip, kur nebūkit skrudžas, parduokit tos daiktus, atsisakė, nežinai, būna įsikimba. Kam reikia? Žiūrėk, čia tas pats, tu nusipirkai suknelę, progos nėra. Po metų laiko, man yra proga, pirkau suknelį, kabo su kaina ir tu galvoji, bet jinai sena, aš jį nupirk naują. Dėl ko? Nes tau drabužis kabėnamas spintoj, tu jį matai kiekvieną dieną. Tu jo net nesidėjai ir jis tau morališkai jau yra pasenęs. Tai va čia reikia tą suvokti, kad aš, pavyzdžiui, neskatinu pirkti ten už metų esančiai progai. Yra tam tikras laiko tarpas, kai tu žinosi, kaip tuo momentu nori atrodyti, kaip tu nori jaustis ir panašiai. Tai va čia yra tai, kad tu turi išmokti, kaip sakyti, save truputį suvaldyti. Aš kaip juokauju, eikit pirkti lūpdažį, vazeliną, plaukų gumytę, whatever, kas nekainuoja daug ir neužima vietos ir tu dar panaudosi tą daiktą. Bet pirkti rūbus iš emocijos, žinai, dažnai būna. Gavau atlyginimą. Saulė pašvietė. Išpardavimai. Susipykau su ko norisi. Kitą dieną išpardavimų nebėra, lyja lietus, drabužis nebepatinka. Tai čia labai turi save mokėti sustatyti į rėmus ir kritiškai pažiūrėti. Vat Greta žino, kad tam aš ir esu, kai užpuola emocinis noras pirkti. Šiandien kelnes tokias nusipaveikslavau šviesios, kad parodyčiau Emilijai. Tai čia yra, žinai, mokėjimas save valdyti. Tai aš manau, kad mes tiesiog gyvenam tokio labai pertekliniai visuomeniai, kur visko yra daug ir mums yra lengva gauti. Tai kartais aš norėčiau už tų žmonių atimti rūbus ir palikti su 2, atsirastų kūrybiškumas arba 5. Žiūrėk, tu užsibrėžk tikslą. Aš rengiuosi iš 5 drabužių. 5 neįmanoma. Tu neduok bent 30. Mano spintai tikriausiai yra 30 rūbų. Ir jeigu galvoja, kad pas stilistą yra labai daug daiktų ir kažko, gerai, aš gyvenu, kaip sakyt, nedideliam bute po kol kas, tai aš neturiu daug vietos, bet didelis, aš esu mačius spintų ir aš esu tvarkius 3 dienas ir nebaigus tvarkyti. Ar reiškia, kad tas žmogus turi ką apsirengti? Tai ne. Yra visko, tu ateini kartais nuo labai minimal kliento, ateini iki tokio hardcore, kur aš galvoju. Ir aš, pažiūrėjau, traukiu, jeigu mano ta klientė žiūrės, tai pasijuokti. Aš, pažiūrėjau, traukiu, tvarkau spintą vienas drabužis, tada už 5 minučių vėl toks pagalvoju, aš ką tik jį turėjau. Ir jis sako, aš perku po 2 dydžius, tik vieną negražinu. Tiesiog ir jis įstovi su kaina. O tada, ir man vis tiek reikia, žinai, ko nors nieko griežtai, aš jau, žinai, pykt pradedu, tarsi, kad, negalima tiek pirkti. Yra sveika nusipirkti, yra geras noras atsinaujinti, yra šventė, galų galia tu nori puoštis, bet tas turi būti labai pasverta. Žinai, jeigu mes taip maistą pirktumėm ir mestumėm, arba jisai stovėtų sugedęs, tai čia toks pat pavyzdys su rūbu. Bet moteris yra vyro vizitinė kortelė. Realiai moteris savo pavyzdį parodo, kiek vyras šaibą turi. Tai kiek merginai reikia. Aš nebent turiu skrudžą, kur pati turi viską pirkti. Bet žinai, kaip ten parodo, ar čia turi tau būti Dolce Gabbana užrašyta, nes kitiem taip atrodo, kad jie parodo, žinai, kad žinai, aš labai džiaugiuosi, kad dingo Dolce Gabbana, bet tipo tokie, žinai. Aš tavo tą tokį, žinai, kur ar vyras perka, aš labai džiaugiuosi, kad aš realiai mano visa klienčių dalis, nebėjau sumeluoti, aš jas tikrai artimai pažįstu, jos perka pačias. Ir tada yra labai faina, kad tu neturi, aš esu turėjęs ir kompanijai, žinai, ten merginų, ir ten kažkokiu gyvenimo tarpsniu, kad tu, nežinau, pradedi dirbti kažkas, gerai, turi draugą, tarkim, vyrą, nežinau, ką ten, kas uždirba daugiau, ir tu turi klausti, ar tu gali nusipirkti kažkokią palaidinę už X sumą, aš numirčiau už gėdos.
Nu, ta prasme, vat ką aš ir sakiau, kad tu daiktus tada turi pirkti tokius, apie kuriuos tu negalvoji ir tu gali savo juos leisti. Iš esmės. Nes aš manau, kad tu eini ir nusipirki ir tau neskauda širdies, jeigu tu labai ilgai galvoji, reiškia, nu palauk, ateis laikas, nežinau, uždirbsi geriau dar kažkas. Nes tas prabangos pirkimas toks, nu man atrodo, tokia beprotybė dabar. Ir žinai, mes matom krūvą pavyzdžių, žiūrėk, tai nereiškia, kad labai brangus dalykai atrodys skoningai ir gerai. Toli gražu, ne. Labai dažnai tie, kurie matai, kad turi pinigų ir dažnai Kartais kaip taip nori nusiribauja. Tai va tame ir esmė. Ir jeigu kas galvoja ir dar, žinai, yra gebėjimas juos priderinti, tai nereiškia, kad tu nuo galvos iki kojų turi eiti su luxury segmentu. Tai yra ne apie tai. Tai va čia ką ir prieina vėl prie tos duotybės ir mokėjimo derinti, kas vieniem duota, kas kitiem. Ne, nu, bet žinai, man neduota ten, nežinau, supraskaičiavimu, nu, aš tiesiog trenkta ant jų. Arba aš, nu, gal nenoriu skirti laiko. Ir tai yra puiku pripažinti, tada tu ateini pa žmogų, kuris supranta ir sako, padėk man, žinai. Nes, nu, labai stilizavim ir šiaip va, tam kūrybiniam procese yra labai daug psichologinių dalykų. Ir man, pavyzdžiui, labai įdomu ta mados psichologija ir aš šiaip domiuosi apie tą mąstymą, tą pirkimą, tokių žmonių, žinai. Žiūrėk, kas įėjus į luxury segmento parduotuvę dažniausiai bus pirmam aukšte arba palei akis. Rankinukai? Kvepalai. Arba ta pigesnė prekė, kurią tarsi tu nusipirki ir Knygynytės tas mažas. Tai žiūrėk, kas didesnė dalis žmonių gali įpirkti. Viskas, kas aukščiau, dažniausiai eina brangesnio segmento. Ten, nu, dėl to, kad va, taip, va, aš ką ir skaičiau ir labai gerai paaiškinu, nes tu patenkini tą poreikį priklausytai grupiai, žinai, to pirkimo, nes yra prekinis ženklas. Tai va, jie suteikia tą progą ir luxury turi labai gerą strategiją. Nu va, nusipirkau kvepalus, bet išėjau, nežinau, nu su Louis Vuittono maišeliu, bet ten kvepalai, bet aš vis tiek išėjau. Tai va čia, žinai, yra tavo požiūrio klausimas. Aš kažkaip niekada, nu, neturėjau to tokio. Ir aš net, kaip sakau, kartais jaučiuosi, aš skrudžias į klientų pusę, nes aš, nu, nepirkit nesąmonį, kodėl aš galiu, nu, ten liepiu taupytos pinigų, žinai, ne tai, kad taupyti. Bet jie tada padėkoja, kad, sako, ženkliai mažiau išleidžiu, sako, nu, galėjau leisti, ką nors nusipirkti, žinai. Man irgi gražiausia ir stilingiausias panos, kur tiesiog užsideda kažkokius, matosi, kad, nu, kokybiškesni batai, geresnis rankinukas, bet ten, tarkim, Zaros pilnas lukas, bet, nu, žiauriai gražiai atrodo. Žiūrėk, Zarai, tu gali labai gerai apsirengti, bet tu turi mokėti rinktis, tai nereiškia, kad blogai, bet va, kaip Greta, aš, nu, man, pažiūrėjau, būna. Aš pamatau, nu, kad ir Zaro švarka. Viskas gerai, kirpimas neblogas. Kas mane labiausiai užknisa, gal taip, ta pigi furnitūra. Sagos, užtruktukai, nu tokie, kurie, žinai, auksinis užtruktukas, jis kažkoks rožinis, net ne auksinis. Nu, ką aš liepiu, tai žiūrėk, sagas persiūt kiek kainuoja 2-3 eurus. Persisiukit sagas, visiškai kitaip drabužis. Tai va čia pradėt galvoti ir tikrai nėra stilingumas apie kainą ir gebėjimą pirkti tik brangius daiktus. Nu, absoliučiai ne apie tai. Aš turėdavau ir turiu savo pažįstamų, kurie iš second hando rengėsi taip nuostabiai, aš pavydžiu. Aš, pavyzdžiui, negaliu. Čia reikia tikrai mokėti šitą dalyką. Taip, ir ta prasme, aš neturiu duotybės ten ieškoti. Nu, aš nemoku atrasti, tiesiog. Bet aš labai skatinu tą daryti. Ir jeigu tu randi unikalų daiktą, kodėlgi ne, vat gal jį nueit persiusit, gal tada nebus taip gaila. Mano pažįstama irgi turi tą duotybę, second handuose, tai neranda tuos old schoolinius, fainus kailinius. Ten po to amerikonam parduoda už belekį. Parduoda, bet čia yra belekoks verslas. Nu, tu nusipirki ten tos tikro kokio gyvūnėlio kailinius už ten 30 eurų, parduoda už 500 Ir tas labai faina, turi veiklą, žinai, galėti, jeigu tu nusimanai, man kažkaip labai įdomu, bet va čia vėl prieina, žinai, nu ne viską tu gali daryti. Man atrodo, kad tas toks second handų. Čia turi būti tavo tokia stiprybė ir gebėjimas ir noras. Man tai nėra labai įdomu, aš nesu ten kažkokia senovės gerbėja, žinai. Aš nuėjusi muziejų, praeinu tos visus šaukštelius mažus, įnu moderną kokį. Nu tai yra apie mane, ne? Aš turiu draugę, kuri eis kiekvieną statulėlę, žinai, žiūrėt. Nu tai čia lygiai tas pats su drabužiais. Ir aš su jais nesijaučiu labai gerai, gal dėl to, kad aš esu, nu tokia psichinė pedantė, sakykim taip, aš nepabijosiu to žodžio. Ir vat, mes gal su tavim ir diskutavom, nu, aš sakau, aš išplovus, išvalius tos rūbus, aš vis tiek užuodžiu tą kvapą. Nu, jis turi specifinį kvapą. Nu, aš negaliu, aš ant kito gal neužuosiu, bet jeigu jis man ant kūno, tai aš nebijau to pripažinti, bet aš labai skatinu tą daryti, žinai. Man fainiau tada perpirkti, nežinau, iš draugės, pažįstamos, nu vis tiek, taip pamatai, aš nesakau, kad aš nesupirkus esu. Tai va čia, žinai, taip va, tu turi atrasti, kas tau labiausiai tinka ir patinka, bet tikrai nėra, kad, nu, va, reikia pinigų daug stilingai atrodyti. Nu, ne apie tai. Aš nesakau, kokybiškus batus rasti ten už 50 eurų jau yra retenybė. Aš, žinai, kai pradėjau dirbti ir pradėjau, nu, teiktas ir online konsultacijas, tikrai tie krepšeliai būdavo ženkliai mažesni. Ir dabar aš matau, kad labai sunku, nu, šiaip segmentas drabužių kainos yra, nu, žiauriai subrangia. Viskas kyla. Nu, taip, viskas kyla ir tada žmonės gal taip sunkiai persiorientuoja, bet tada tu sakai, nu, gal žiūrėk, nu, įsigykite ant tos 3-4 daiktus dabar, kas yra jums patogu,
O tada mes pasipildysim, nu, nes aš esu už patogią avalynę. Žiūrėk, tai yra tavo kojos, tai yra tavo sveikata, žinai, ką aš aiškinu apie auksus, nuo jos gali atsirasti pilna padystė. Ne? Taip, Nuo auksų? taip, nu, nes yra plokščias padas, ta prasme minkšta. Nu, yra daug niuansų, va, O žinai, kroksai? nu, guma. Tai žinai, jie faina vaikščiot sudyboj po sodą kažkur, aš už, bet aš Aš gal turiu dėčiau. platforminius, tai su jais aš negaliu niekur eiti, nes išsinarinu Nu, koją. tai va, tai žinai, apie ką mes kalbam, yra dalykai, kurie nu, gal gražus, nepatogus, bet man pirmoji vieta yra sveikata, iš esmės, tai irgi nereikia ten laužytis su, nežinau, 12 cm aukštakulnis, jeigu tu nemokys taisyti. Man žiauriai gražu, kas moka, aš jau su 5 vargstu eidama. Tai žinai. Nuo 12 sunku. Tai va, bet aš turiu klienčių, kurios vairuoja su tokiais batais ir vaikšto visą dieną. Čia talentas. Talentas. Aš nežinau. Čia yra man atrodo, įprotis ir, Taip. ir nu, faina gražu, aš tai džiaugiuosi. Aš norėčiau irgi dažnai vaikščioti. Na gerai, pakalbėjom apie tos super brandus, jau fancy šmensi, pakalbėjom apie second handus. Ką tu galvoji apskritai apie šeinus visokius AliExpressus? Čia irgi buvo mūsų ganėtinai tema. Nes dabar ypatingai jaunimėlis, matau, tik tokius kelią, kaip užsisakiau ten už 50 eurų 101 dalyką išeina. Ir boxingė su Na, manimi. žiūrėk, man atrodo, kad šiais laikais tu tarsi ne tai, kad nori ar nenori, tu privalai būti sąmoningų pirkėjų. Ir lygiai mes grįžtant prie to pertekliaus, pirkti šeiną ir žiūrint į tą užnugarį, kas ten vyksta, aš žiūrėkit, nepameluosiu. Ar jūs galvojat, kad luxury prekės ženklai neturi gamybų kažkur, kas siūna vaikai? Nu, turi. Nu, neapsimeskim, bet, nu, tai gal yra, nu, geriau, nežinau. Daugiau mokama vaikams. Žinai, tai nėra teisinga ir nuo to nepabėgsi. Toks pasaulis. Čia galim norėti, kad vaikai nedirbtų ir panašiai. Toks gyvenimas ir tai yra žiauru, bet aš manau, kad nu, tiesiog nu, negalima pirkti. Tiesiog negalima. Ar reikia dar antojo karto nesąmonės spinto ir kažkokio pigaus plasmasinio daikto, kai nu, tu namie jų atrastum dar, tai aš esu žiauriai prieš. Nežinau, mano klientų rate tikrai nėra, va tada tikrai eikite į second handus, ieškokite unikalių ir skirtinių dalykų, kur tikrai turėsit jūs vienetinį daiktą, bet visų tų kinietiškų nesąmonių, nu tiesiog, aš nežinau, nesu gyvenime nieko užsisakius, man tai iš vis atrodo, kad ten įeisi kompas užlūš nuo tos svetainės, nuo ten virusų žinai kažką. Gali būti. Tai va, bet čia yra, žinai, va, pigu. Bet dabar žiūrėk, kai aš sudedu per reviziją žmonėm tą kalną rūbą, nu, ne pas visus tai būna, bet būna. Ir sakau, įsivertinkit finansiškai, kokia čia pinigų suma. Tada taip į mane pažiūrė, nu tai va tą pinigų sumą, sakau, duokit man dabar pinigais ir iš šiukšliadėžį. Čia lygiai tas pats. Tu tos daiktus išmeti, bet mes nepagalvom, ai, nu tai daiktas, tai nėra kupūra, žinai. Bet jeigu tau duotų realius pinigus, nu ką žino, ar tu taip elgtumės. Tai va, aš manau, kad kaip, ne tai, kad reikia edukuoti, bet reikia pačiam domėtis ir truputį turėti tą stabdį šitoje vietoje, eikit geriau gėlių pas kokią močiutę nupirkti. Nu nežinau, išleiskit tos pinigus, jeigu yra jos poreikis išleisti, bet tikrai ne šeinam, nežinau, kas ten, AliExpressam ir panašiai. Gal ten yra kažkokių, bet žinai, nu, AliExpressas, tas pats, nu, jis yra padirbinių. Nu, va čia irgi gera tema, žinai, apie padirbinius. Tai ar jūs galvodami, kad tokių yra padirbinių nuoširdžiai, kurių tu neatskirsi ir jų neatskiria darbuotojų, kurie dirba parduotuvėse, yra, žinau, ne vieną istoriją, kas yra apsikeitę taip rankinę, pavyzdžiui. Kokia rankinė? Tiesiog atėjo su netikra, nu, kažkoks brokas, jam pakeičia tikrą. Tai tu gali neatskirti. Padirbinių yra žiauriai gerai padaryti. Ir jeigu manęs klaustų, čia, nu, kartais tu akivaizdžiai matai, bet aš nedrįstu teikti iškart, tai originalus daiktas ar ne, bet man keistas tas žmonių mąstymas, va tas noras turėti, žinai, ir tas... Tada geriau pirksiu, ne bet ką. Jo, pirksiu bet ką, pirksiu kažkokį feiką, bet patikėkit manim, tai atrodo ne tik kvailai, bet dar tikrai neprideda jokio žavesio. Tai va čia reikia labai, kaip pasakyti, nu, mano gal tokia nuomonė, jūsų, aš manau, irgi tokia pažinai, nu, kodėl tada tas Zaros rankinukas blogesnis negu tavo padirbinys? Tu gali su Zaros rankinuku puikiai ir ką tu bandai įrodyti, ar ta rankinė pakels tiek, kiek tu pinigų turi banko sąskaitai, tai tikrai ne. Tikrai ne. Ir šiaip dabar labai daug fainų brandų, kurie nėra fast fashion, kurie yra iki 500, tarkim, rankinukas. Ir žiauriai daug gražių dizainų, tokių ledinių, kur tikrai... Gal stilistą galėtų mums kokių tipsų fainų pavardinti savo favoritų brandų. Galėsim. Tokių nišiniškesnių, žinai, paneliam. Tai, nu, man Rohe labai patinka prekinis ženklas, pavyzdžiui, toks labai minimal, bet man, žinai, ką aš kalbu, jeigu norėtume pažiūrėti siluetus, pačius drabužių. Jie, kaip tu sakai, juoda, balta, pilka, melsva, gal kažkokia faktūra, bet jie iš savęs man tai darinė, žinok, alpstunu, jie, aš galvoju viską, nu, jis jau, kaip sakyti, jau vidutinio link brangesnio, bet jis, nu, nėra ten
kažkoks jau, ką mes kalbam, tūkstančiai sumas, ne? Man labai patinka, tarkim, rankinės. Dažnai manęs klausia, žinau, kokį rankinuką. Man labai patinka Giuseppe prekinis ženklas. Yra Osoi tada korėjiečių, tas pats Polenekas, va dabar pas mus irgi pradeda, ne, populiarėti. Dar iš tokių Wandler, jisai, jau kiek brangesnis, bet, pavyzdžiui, mano tikrai buvo klienčių, kurios, turėdavo tos labai prabangius rankinukus ir aš pasiūlau tokį, sako, kaip faina, kaip smagu, kaip man pat. Ir jų kokybė tikrai nerealiai gera. Ir tau nereikia išleisti 1000, kad tu atrodytum gerai ir dar tas daiktas būtų kokybiškas. Tai, žinai, kai aš ieškau, aš irgi atrandu jų naujų, tu kažkur pamatai, tu negali visko žinot, bet kažkaip aš stengiuosi kiekvienam klientui atrasti tą prekinį ženklą, tai nereiškia, kad jis turi tik nuo iki jo rengtis, tas kartais irgi pasidaro nuobodu, bet kad tu gali pasimiksuoti, tai aš labai esu už tai, tai va tiesiog tą domėjimas kažkokių jaunesnių kūrėjų, tarkim, pas mus lietuvių kokybė yra nuostabi. Aš nežinau, kodėl taip žmonės nenori jų palaikyti. Aš nekalbu, žinai, apie ne dizainerį, bet specialybės darantį džemperį, viskas gerai su to džemperiu kaip drabužiu. Bet jeigu mes kalbam apie kažką, bet žinai, pas lietuvių gaila mokėti, o kažkur negaila. Aš nesakau apie visus, bet aš turiu labai mėgstamų savų kūrėjų. O kokie? Aš manau, kad aš nežinau tiesiog. Taip, pavyzdžiui, šitas mano džemsuitas yra pakautaitas. Ir jis tikrai nekainavo ką brangiau. Žiūrėk, Zarui kainos kokią šiai dienai. Jeigu mes pažiūrėtumėm limited kolekciją, man greitis bižioptos. Ir aš nesuprantu, už ką aš galvoju, tai yra masinė gamyba, nesvarbu limited edition. Taip, kaip po taisykliai bus ten geriau galbūt pasiūta ir kažkas. Bet palaukti, tu gali kažkiek truputį dasidėti, tikrai neskaudžia tą sumą ir ant label man labai patinka, va toks va kaip prekinio ženklas, žinai. Flow yra žiūrint, ką tu nori, ta prasme, kasdienai. Yra, va, pavyzdžiui, tas pats proginiai, suknelės kažkokias, tu galėjai nuomotis, nebūtinai tą pirkti. Tai va čia yra požiūrio klausimas, kiek tu netingi, žinai, bet pas mus kažkodėl, jeigu nėra logotipo arba, pavyzdžiui, aš nežinau šitą, manęs kartais klausia klientai, aš pasiūlau prekinį ženklą, o šitas geras, nežinai, tai nėra Gucci, kurį visi žinotų. Ir tu sakai, jo geras, o kodėl iš čia tiek kainuoja, nes visiems atrodo, kad gal kokie 8 prekiniai ženklai gali kainuoti daug. Tai ne, tai yra ne apie tai, žinai. Tai aš kažkaip visada stengiuosi išieškoti, pažiūrėti teksauti tiek kitiem, bet sakau, tikrai skatinu ir tą lietuvių segmentą peržiūrėti, yra nuostabių kūrėjų, aš tikrai visų neišvardinsiu, bet aš tikrai labai mėgstu ir skatinu tą daryti, kad pirmą reikia palaikyti ir savus, nes tokia kokybė, kokią turime, aš čia, žinai, bet kartais būna, kodėl lietuvių drabužis tiek kainuoja, gi čia naunėjimai, žinai. Tai šiaip ypatingai labai, man asmeniškai, aš tikrai visus to paminėtus lietuviškus brandus žinau ir aš juos seku ir žiūriu ir tikrai matau labai gerų dalykų, bet man labai daug kas yra tiesiog per brangu, tai tam pačiam, nežinau, bus ar ten kažkur, kurie teikia labai daug skirtingų brandų, labai kokybiškų brandų, aš galiu pasigauti, aš pasilaikinu ir būna nuolaida, aš nusipirku, žinai, o lietuviškų labai dažnai tų nuolaidų nebūna. Ir, pavyzdžiui, bet žiūrėk, aš tau paaiškinsiu, dėl ko tas yra, nes kai tu žiūri, nežinau, būstą kažkokia kitoje svetainėje, nepaisant ko, ne, tu įsivaizduok, kiekį, kurį tas prekinis ženklas pagamina užsienio pajėgumu. Masė. Kaina krenta nuo didelio kiekio gamybos. Dažniausiai, jeigu tu nori Lietuvoje pagaminti didelį kiekį, tiesiog prekiniai ženklai neturi tokio finansinio, kaip pasakyti, bagažo, kad tu galėtum gaminti tūkstančiais, ne? Nes klausimas, ar ir išpirks, ir dėl ko ta kaina jinai laikosi, už kokybišką pasiuvimą, jie siuva nedideliais kiekiais, ne? Tai va čia reikia suprasti, kad jie tikrai neturi super didelių antkainių, ir iš tikrųjų lietuvių kūrėjai, jie kartais, žiūrėk, aš baigiau kostiumų dizainą, aš turiu ir magistrą tame, aš dar po šiai dienai gyvenime negalvočiau turėti prekinio ženklo, nors mano specialybė yra apie tai. Dėl ko? Nes aš suprantu, kad jeigu tu nori kurti super kokybiškai, bet tu neturi iš tikrųjų gero indėlio bagažo finansiškai, tu kursi arba džemperį, bet aš nenoriu taip, arba tu labai po truputį, labai vargstant ir va tada tas atsitinka, žinai, dėl ko ta kaina laikosi ir dėl ko jie negali numesti. Va žmonės apie tai nepagalvoja ir aš kažkaip, vis skatinu, vis, žinai, parodau, kad, jūs turit, būna tengi, prenumeruokit naujienlaiškį kažką, bet jūs palaikykit, žinai, kai jūs tą prekinį ženklą, aš kaip sakau, reikia pradėti nuo savęs, kai jūs palaikysit, jie turės didesnius pardavimus, jie ir tą maržą galės gal mažinti, didinti kiek ir panašiai. Viskas tokiam užsuktam rate. Bet aš žinodama tą virtuvę tiesiog netrysau ten lys. Aš manau, kad mano darbas tikrai yra paprastesnis šito klausimu. Ir tikrai, kaip sakyti, tu gali pradėti nuo to dirbti, bet turėti prekinį ženklą tai yra žiauriai sunku.
Labai. Tikrai taip. Labai ir kaip tu ir sakai, žinai, kad iš to ta kaina, aš puikiai žinau jo, esu jo ir domėjusius, ir girdėjus, ir man yra pasakoja, žinai, kaip ir sakai, žinau, kad brangu kurti yra, savikaina yra didelė. Pati Milda yra kūrusi suknelę juodą. Ai, siuva, jinai Aš mokėsi. mokinausi vasaros, Faina. suknelę pasisivau, tai kiek sužinojau, kiek reikia pastangų, never ever, sakiau, aš geriau, nežinau, nupiešiu, bet tikrai nesiūsiu, tai... Jo, puikiai suprantu, tai tikriausiai tas žmogus turi, žinai, ir atsirinkti, tai aš tiesiog atsirenku, žinai, ir arba laukiu nuolaidų. Ne, normalu, mes įpratę gal laukti nuolaidų ir aš suprantu, žiūrėk, kartais tu gali labai daug ko norėti ir aš noriu, bet tiesiog tu irgi galvoji, ar aš galiu. Bet gal tada tikrai nusipirkti vieną daiktą, kuriuo tu žiauriai džiaugsies ir tu būsi toks laimingas ir taip sąžiningai jį dėlėsi ir jį laikysi valysi tvarkingai. Žiūrėk, aš dar vieną labai įsitikinau, kai mes nuperkam labai pigiai, kur mes tą daiktą nuoširdžiai net neprižiūrim. Ai, tu numetei, sulankstai kažkur grūdų, negalima skalbėti, mečiau skalbėti. Kai tu truputį renkies kokybiškesnį, brangesnį, savimonė veikia taip, kad tu jį labai saugai. Nu tikrai stipriau negu tą pigų daiktą. Ai, taigi nueisiu aš tos džinsus antrąjį kartą ir nusipirksiu. Bet jeigu tu nusipirki kažkokius, kaip sakyt, brangesnius, gerai, čia gal nunešiu valyklą, žinai. Gal čia taip gražiai, gal aš pakabinsiu, taip, užsieksiu, žinai. Tai daug tokių detalių. Tai va čia vėl viskas prasideda nuo mąstymų ir mes kažkaip su klientais daug diskutuojam ir aš labai drabužių priežiūrą akcentuoju, kad, Tikrai taip. Tikrai taip. Kur pas greta, šitas į valyklą, šitą gal gali skalbti. Šitą jau, kaip matau, išskalbiai nestraukia. Netyčia. Tai va, tai, žinai, man kažkaip aš esu tokia, kiek stengiasi, aš nesakau, tai ir aš nusiperku ir to Zarai ir panašiai, jeigu matau, bet aš kažkaip tą daiktą stengiuosi saugot, jį tausot ir rūbas taip turi tarnauti tau, tu negali ten galvoti, kažkaip kitaip, bet iš principo mane labai tas veikia, kad aš turiu mažiau, kokybiškiau, geriau, bet man tie daiktai, o galų gale aš jas perleidžiu, parduodu, nežiūrėk, jos ir parduoti yra lengviau, jie geriau atrodo, tada iš esmės tu net tiek daug ir prarandi šitoje vietoje. Jo, aš taip darau, kažkaip pastebėjau, kad tuos geresnės kokybės daiktus labai šiaip greitai ir nuperka, netgi tuos pačius brangesnius, žinai, bet jeigu jie kokybiški, jie turi kažkokią paklausą, įdedi ten kokį vintedą ir ta prasme dar tada jis pešasi. Ir gerai ir tau, žinai, ir jam, nes tu gali iš tuos pinigus kažką nusipirkti. Tai mano draugai riuokėsi, ai tu sako, nuperki, tai vis tiek parduosi, sako, už tiek pat. Žinai, bet aš tos rūbus prižiūriu, aš iš tikrųjų saugau, pas mane jo. Neturi daug vietos, kaip veikia. Noriu naują daiktą, kažką turiu parduoti. Ir aš jau matau tas etatinės pirkėjai, žinai, kur tinka. Bet aš kažkaip, ta vieta kažkaip labai skatinu keistis, nebijot su draugiam keistis, tada atsiranda, kartais mes norim tą dieną, jei variško švarko, tai pasiskolinkite iš draugės, kokia problema. Mano spinta visiems mano artimiems žmonėms atvira, reikia būna gelbsti rengį. Emilija, mačiau pas tave ir tu, žinai, gali duoti, imkit, sakau, viskas, ok. Man jau geriau paskolinti, negu tas žmogus eis kartu nusipirkti ir jam daugiau to daikto nebereikia. Žinai. Bet čia, man atrodo, viskas ateina, man pačiai iš savęs žinau, kad su laiku, su sąmoningumu, domėjimusi, man atrodo, viskas tiesiog su laiku ateina. Aš seniau taip negalvojau, man seniau buvo gėda kitą dieną tokį patį rūbą užsidėti. Čia ypatinga klasika, man atrodo. O dabar aš kažkaip, nežinau, ar aplinka tokia formuojasi aplink mane sąmoninga, kad ir aš, mane matyt formuoja. Ir aš labai dažnai, kaip ir prieš tai pasakojau, susipurtu ir tokia, žinai, pagalvoju, pala, kodėl aš negaliu su to pačiu rūbu, žinai, kodėl aš ką išmėsiu į dabar. Aš ir žmonės tikrai neatsimins, kas buvo susidėjo vakar. Būna ir savaitę tą patį nešia. Aš žinok, nusipirkau vienus džinsus, neišlipau, nuoširdžiai 10 dienų šių. Man jie tiek patiko, kad žinau, nereikia. Aš nusipirkau vienas neštuminės kelnes, tai jas ir nešiau visą laiką, jas vienas. Bet žinai, sveikinu, kad vienas, va čia va būna, kai moteris laukėsi, ir pas mane irgi ateina, man reikia garderobo, aš neturiu ką rengti. Gerai, renkam daiktus, kurie ir po gimdymo jums bus tinkami, bent didžiąją dalim. Su kelnėm yra sunkiau, bet ir tai dar galima palaviruoti. Bet šiaip ten viršutiniai, kad netektų, tai žinai, tavo laukimas laikas yra labai trumpas. Taip. Ir ką tu po to viską lauk? Arba antrą vaiką šalą. Arba. Dar neišmesiu čia antram. O kalbant... Tada dabar apie ateinantis jau pavasaris, prasidėjęs vasarą. Ką galėtum parekomenduoti atkreipti dėmesį mums čia tokiam stilingom moterimis? Kokios spalvos dominuos? Taip, kaip išsiskirti, kad nebūtų kaip bendramasė? Žinai, aš kaip sakau, dėl spalvų, tai gražiausia ir madingiausia, tai kas tinka jum. Žinai, bet ką mes kalbam, raudona spalva, jinai dar, kaip madinga, jinai niekur nenaina. Mes su Greta, aš tai kaip čigonė su raudona atrodau, kad ir kaip man gražu, aš negaliu jo susidėti. O ne persikiniai šių metų spalva? Jin tokia, bet dabar žiūrėk, aš, pavyzdžiui, pasakysiu pavyzdį. Geltona spalva, jeigu atkreiptume dėmesį, ant internetinėse svetainėse, geltonos spalvos rūbai, ant kokio tipažo žmonių dažniausiai fotografuojami. Tamsiodžių. Tamsiodžių.
Taip. Žiūrėk, nes mums labai retai tinka, mumis permušame, šiaip, iš visaus giminė, dauguma mūsų, tie bruožiai švelnesni. Ir va tada tu matai, kaip ant to žmogaus taip gerai atrodo, va ašgi irgi noriu, užsisakau ir ateinu ir galvoju, į pagarbą, ne kūno. Tai va, o dėl, žinai, tų tendencijų, kas madinga, iš esmės, taip jos kinta ir šį sezoną, gal šiais metais, sakykime, man labai faina grįžta tas toks dol lelytas, tas įvaizdis, tie pustisijonai, žinai, tos suknelės trumpesnės. Pustisijonai? Jo, tokie trumpi mini. Tai ir gali būti ir ilgesni, why not? Tai man šiaip asmeniškai labai gražu, jeigu tu klaustum, ką, žinai, lieka va tas toks workwear, va tas visas military tokios detalės, jos taip pat karaliauja, jeigu pažiūrėtumėm visas tas naujausias kolekcijas. Pringles, kutosai, irgi lygiai taip pat taškeliai, kur bet irgi, žinai, čia yra specifiškai. Man, pavyzdžiui, gražu ant kito, aš labai įsivaizduoju, kam tiktų, bet save, aš taip sunkiai labai. Kas dar? Iš tikrųjų, žinai, jeigu moki gerai pasirinkti, visada atrodys madinga. Va čia tą reikia suprasti, žinai. Jo. Tu gali būti, žinai, kaip sakyti, on top tai dienai. Bet va čia, ar tu būsi rytoj on top, tai ne, bet ką mes ir su nuotakom kalbam ir šį sezoną, kur, bet aš šitą žiūrėjau ir tas, žinai. Man labai faina gal kitokie dalykai, kurie grįžta į madą, kalbant ne apie drabužį, apie išvaizdą, apie tą suvokimą išvaizdos, labai buvo tas ilgas laikas tokio kažkokio dirbtinumo, tokio perkrovimo, dabar, žinai, mes dažniau matom tą tokį natūralumą ir tas savų bruožų akcentavimo, ne kažkokį perdirbimą, aš kaip sakau. Tai va, man čia yra gražesnė tendencija, o drabužiai jau jie, žinai, jeigu tu mokėsi pasirinkti, tai nepaisant kas ant podiumų, vis tiek ant tavęs gerai atrodys ir mes kartais matom, žinai, kaip gerai atrodo ir tu galėtum žiūrėti tą derinį, sakyti, giniai vienas nėra tendencijos, bet atrodo, tai gerai. Tai man atrodo, kad tas grožis, žinai, yra visuma, tvarkingi plaukai, tavo prižiūrėta veido oda, va čia man yra žmogaus stilingumas, žinai. Bet o visi rūbai, visa kita detalė yra absoliučiai antrame plane. Netgi aš žmogus dirbantis rūbus. Aš tada paverksiu, nes mano plaukai sudegė ir veidas. Ne, bet tu turi labai daug kitų privalumų. Aš esu turėjus nudegusius plaukus. Nieko neturiu. Turi daug, Diorui. Tai pereinam ir aš nežinau, ar Greta atsimenu, aš esu buvus labai dar senai peroksidinė blondinė. Absoliučiai tokie. Kai mano mama sakydavo, tie tavo plastikiniai plaukai, jie trukčiodavo netgi. Esu turėjus ir juodus plaukus. Tai tu pereini tą virsmą. Ir aš manau, kad, gerai, kad dar tie plaukai ant galvos. Išgyveno, kaip atsiauginė. Tu juos nereikia bijoti, žinai, suklysti. Ar nebūna, kad net ir, atrodo, patys madingiausi žmonės nusirengia, tai būna. Ir gerai, tai nepasijokinu ir nusirengiu. Ir kokia čia problema? Ar čia gyvenimo tragedija? Tai ne. Tai, bet man atrodo, kad tą visumą išlaikyti ir supras, kas tau tinka, neperlipant per save. Ir, žinai, čia irgi vėl puikus, nuotakas yra tas pavyzdys, kur tu turi svarbiausią dieną, tarsi. Tau jin labai svarbi. Ir aš kartais noriu tokio maksimumo, nuo šukuosenos, makiažo, plaukų, batelių, puokštės, suknelės. Ir aš tada, sakau, reikia rinktis. Dabar žiūrėk, kas bus akcentu. Batai, suknelė, šukuosena, tavo puokštė, manikiūras gal tu pasims. Ką tik nori, bet visko sukrauti, negalima. Ir žinai, perli per save, sakau, tu ir šiaip būsi gražiausia visiems tą dieną ir būsi savo pati gražiausia. Nebus kitaip. Mes galim patvirtinti, kiek esat buvusi vis, pamatai tu tą nuotką. Tikrai gražiausia. Emocija visa ta. Ta emocija, tas tavo švytėjimas, tas tavo pasitikėjimas, tai čia nereikia lipti kardinaliai per save ir galvoti, dabar pavarysiu kitaip. Žinai? Jeigu tu, pavyzdžiui, nežinau, niekada nesirenki pustų dalykų. Taip. Bet aš noriu būti, žinai. Kitokia negu įprastai. Kitokia, nes aš žinau, kad tu tą dieną, jeigu aš leisčiau rinktis tą pavyzdį, mane prakeiktų to žmogus tiesiog. Nes aš žinau, kaip tu būsi jau šiaip stresas, tai tu drebi pradžiai, o po to dar ir nepatogiai jauties. Tai taip ir kasdieną, žinai, renkantis nereikia lipti per save, bet, sakau, man madingiausia tai yra tai, kas tavo galvoj, tavo visa higiena ir tie dalykai, o po to jau eina rūbai. Tai gerai, tai mes ir ta linksma gaida, kad visos esam gražios ir madingos. Ir šiaip tai, ką aš galiu pasakyti tokį reziumuojant, kad tu man pardavai savo paslaugą.
Aš dabar supratau, apie Aš jau ką. pardaviau tau jos paslaugą prieš tai, man atrodo. Ne, tu man sukėlė susidomėjimą, pradėkime okay. to, tu mane užkabinai, o tu man pardavai tą paslaugą, aš dabar supratau, kas tai yra, žinai, man truputėlį pasidarė aišku, nes, žinai, kitas žmogus galbūt čia įdomu, kas tai yra, bet už ką šitos pinigus mokėsiu, čia atrodo, kad aš labai daug pinigų tu turėsi čia susimokėti, žinai, tai... Na, žiūrėk, kaip paslauga tarsi atrodo, na, tikrai netrodo pigiai. Aš žinau savo įkainius, bet žiūrėk, aš galiu tą įkainį turėti, aš žinau, kad aš ateinu su savo specialybė ir su savo išsilavinimu. Ir aš dar žinau, kiek aš po to darbą įdedu. Tai nėra, kad tu susimokėjai už mano 3-4 valandas pas tave namie. Tai yra ne apie tai. Tai yra apie tai po to, kad tu, kaip man rašai, manęs klausia ir aš niekada neatsisakau padėti. Aš turiu tikrai tą, kur ir greta, sakau, nu neatrašiau, prašau, atrašyk. Žinai, aš nekalbu Instagrame, tai nereiškia, kad pas mane atrašau žinučių vėl neatsiranda 20 ir tada tau jos metas ir ten po to, Emilija, man reikia. Aš sakau, nu visada parašykit, atrašysiu. Tikrai dėl to nepykstu, čia gal mano problema tokia, bet iš esmės, tai va tu susimoki ne už tą trumpalaikį vienadienę dalyką ir žinai, kaip man sako, kad yra online kapsulė. Aš žinau, kas daro už 25 eurus po šiai dienai, aš nesuvokiu, kodėl tu tiek gali imti už savo darbą. Tai arba tu nepasitikė savo kompetenciją, arba tu darai visišką briedą. Arba visiems vienodai išsintinėjai ir viskas. Būtent, ir aš žinau, kas taip daro, bet aš žinau, kiek aš įdedu į tą darbą ir aš stengiuosi išlaikyti nors vieną paslaugą labiau prieinamą daugumą, kažkaip taip visada, taip nuo širdies, žinai, noriu, kad ir tas žmogus galėtų turėti, nepaisant jo biudžeto ir kažko, bet aš žinau, kiek tas pareikalauja laiko. Žiūrėk, man kai sako, kad Emilija, atsiųs ten tiesiog batus, žinai. Aš galvoju ir aš paklausiu va to klausimą. Žiūrėk, kai tau reikia batų, kiek tu laiko savo ieškai? Kiek skrolini savaičių. Ir kai jiem atrodo, kad tu per 5 minutės surandi, taip nebūna. Tai lygiai tas pats, žinai, vis dėlto tai yra, tokia kūryba, sakykime, kuri eina, man būna, aš, pavyzdžiui, atsisėdu daryti, absoliučiai, niekaip nelimpa. Aš tą dieną galiu 10 kartų tą pačią svetainę nematyti nei vieno daikto. Aš galiu nueiti po dienos ar 2, žiūrėk, kiek gerų pasirinkimų. Tai čia irgi yra, kur aš taip stengiuosi neįspausti, yra procesas, bet aš žinau, kokią naudą tai duoda žmogui. Ir žiūrėk, tu susimokės už tą paslaugą, iš esmės, tu turi naudą ne dienai, ne 2, tu pusmečiui, metam, jeigu niekas nekinta 2, tu tiesiog pasipildai. Suvokimas, žinai, taip, ir man atrodo, tai yra tikrai maža dalis. Tai aš nuoširdžiai, žinai, kažkaip esu užtikrinta, aš nesakau, kad tu gali visiems įtikti su paslauga, žinai, ir jeigu manęs klaustų, ar visiems ten tiko ir patiko, nemanau, bet tu ir negali visiems patikti, aš stengiuosi padaryti maksimum, tiesiog žiūrėk, kaip ir man. Ateini, tu nežinau, pas vieną visažistą. Gal jis geras, nepatiko. Kažkam jis yra pats geriausias, bet tai nereiškia, kad jis blogas specialistas, tu tiesiog turi atrasti žmogų. Tai va, faina, kai tu atrandi ir tau toks match atsiranda su klientu ir tada tu labai gražiai bendrauji, tai aš kaip sakau, aš nebijau pasakyti, žinai, kad gal kažkam yra nepasiteisinę, bet didžiąją dalim tiek aš matau, kiek grįžti ir kiek metų mes bendravom, tai aš kažkaip tokia labai save nuraminu ir galvoju, kažką darai tada gerai. Labai smagu, labai fainai. Tai dabar jau šitą tikrai labai linksma gaida. Galim užbaigti, man atrodo, mūsų pokalbį. Labai tikimės, kad tau irgi čia buvo jaukus su mumis, kaip ir mums su tavim. Aš asmeniškai išgirdau daug įdomių dalykų ir man buvo labai įdomu klausytis. Tai tikiuosi. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Mes taip paplojam savo svečiam. Man tai Važiuojam. Pumpuojam. Bet jūs žodžius net mokat, wow. Pompuojam. Bugatti dėtų. Tele2 5G namų internetas. Man tai jų ta daina. Daug interneto namams sočiai, daug interneto visiems namams. Tai čia praeita Tele2 reklama, kurią aš jau moku mintinai, o dabar mokinuosi naują reklamą. Pumpuojam 5G nestoja kaip ten. Man tai patinka didžiai nevykėlės intro iš tą reklamą, kad kai ją rodo per skirtingus tos ekranus, aš tiesiog sėdžiu namie ir irgi pumpuoju. Geras. Aš taip, bet beje, mes buvom teisės, pamet, kai kalbėjom per Euroviziją apie Kasparą, Kasparas jo vardas, ne? Kad sakėm, ir tik jis ne iš Tele2 reklamos ir jisai yra iš Tele2 reklamos. Buvom teisės, gera mūsų akis. Gera ir Tele2 akis. Ir Tele2 akis.
Ką turi, tą turi. Jo, tai žodžiu, man žiauriai patinka tie klipai, nes labai užkabina, labai kokybiškai filmuoti. Šiaip, man Labai. atrodo, žinau, Aš galvoju, kiek milijonų jie investavo į tokio klipo Mano sukūrimą. kolegija dirbo su Teledu atsimenu agentūrai. Nice, labai fainai. Jo, tai labai kokybiškai filmuoja. Ir Stylingas koks kompiuterinis- kietas jų. Jo, tai šiaip ir Dėdukas muzika. atidaro lovą, išlenda bičiukai iš lovos. Nu, Žiauriai, man patinka jų Ir reklamos. kabinančios dainos, kaip va, Labai. tas labiausiai. Taip. Nu, bet tas ir svarbiausia yra, žinai, kad kabintų, nes tu kiek atsimeni, nu, tada visai reklamą kitaip atsimeni ir tikrai žinai, apie ką. kai ritmas geras, tu žinai, Taip. jau eini iš žingsnių. Tai mes važiuojame į Palangą ir su Andrium daug interneto namams. Ir aš jį net užkačiau šitą nesąmonę. Ir dabar, kai išėjo dar 2 naujas reklamas, tai aš tiesiog galvoju, o dieve. Čia, žinai, kaip grupė išlydinėjanti klipus, Aš žinai. norėčiau realiai jų jau taip. dainų albumą. Aš su tokia. Teledu prašome apie tai pagalvoti. Taip, apie albumų išleidimą. O beje, Vinilą galėtų išleisti. buvau ne per seniausiai Teledu pardėjai, nes aš 100 metų esu Teledu klientė. Aš irgi. Anksčiau pildydavausi vaikas būdama abonementais, nu tiksliau iki 25 metų pildydavausi abonementus. Nes laikiau save vaiku. Kol galiausiai Andrius sako, gal tu jau tiesiog pasim kokį planą, nes gėda tiesiog, kai tau baigia sąskaitą. Taip, O aš tik atsimenu tuos laikus. Taip, tai man čia prieš porą metų buvo tie laikai. Ir, žodžiu, kažkaip norėjau M-parašą tą pasimti. Sako, pas jūs dar 4G, gal norit 5G? Nesakau, nenoriu. Andrius toks, Jor. Gerai, kad tu šalia būna. Nu gerai, sakau. Nu gerai, noriu. Tai tiesiog davė man ten kortelę, sako, va čia dabar dieną neturėsit ryšį. Ai, kai dings ryšys, persidėkit, nu kažkas ten tokio. Jo, pasikeiti kortelį, Jo. tau ten Tai žinokit labai fainai, nes dabar pusę metų galėsiu nemokėti už telefono sąskaitą, pusę metų nemokamai. Pasirašiau 2 metų. Namų internetą pasiėmė. Ne namų, telefoną savo 5G. Nes yra ir namų internetą, kai pasiemi su 5G, tai yra 6 mėnesius nemokamai. O, jėga, ir dar gali laimėti Jo, kažką. šaumi televizorių. Televizorių. Taip. Neblogai. O šiaip Teledu labai... Aš nelaimėjau, vat, matot, nes palauk, aš dar tik gal Tai ir namų spėsi. internetą Tai reikia namų Šis pasididinti. namų internetu. Bet taip, ką gavau atsinaujina. dovanų, Teledu parduodai, tai prijuostę. O, Teledu. prašau. Šeimininkui tai. Geras, Taip, nice. eisiu gaminti valgyt. Jo, ir Teledu šiaip labai sparčiai plečia savo 5G tinklą ir jie vis dar tęsia savo pažadą už geros kainos ir kokybės santyki, tai nes jie yra, nu, kaip ir labai geri ir nėra labai brangus. Jeigu aš ištikima jam tiek metų, tai Aš jau irgi. tikrai esu taupukė, tai tikrai galiu pasakyti, pigus tie Teledu. Jo, aš jau žinau, Pigus ir geri. Ir geri, ir kokybiški, ir net 5G dabar turiu. Wow. Galėtų įdėgiant 5G geriau? atvaryti ir tie dar padainuoti. Nu, Šitas būtų labai Aš norėčiau, kad fainai. jie mum Kur iššoka. iššoka, jo, iš kažkur Važiuojam 5G, pompuojam. Tai dar įsivaizduojat, kad gali prie interneto prisijungti 32 renginiai ir visi veiks. jo, prie namų- 32? 32. O jūs jo. turit namie tiek renginių, kad tiek pajungti? Nes kiek suskaičiuotum? Tai čia įsivaizduok, kai atvažiuoja kalėdų švesti visa A, giminė, visa kalėdų giminė. kūčių ar kažko, Visi tai gali gali pasijungti. viską sujungti. Ir ir be jokių senelis, trikdžių. ir močiutė. Klausyk, Visi. Dijorytė, koks čia tavo Teledu 5G tas pasvardas nori prisijungti? Nu, Ir visiems vyks puikiai. taip, Nu be jo. jokių trikdžių. Tokią didelę giminę surinkčiau 30 tikrai devaisų. Vien pas mane 2 telefonai, taip. Čia išbandysi per šventes. Tai laukiam kalėdų. Sveikas sugrįžusi, niekas netikėjo, kad tu taip greit sugrįši pas mus, mes esam visos... Mes visi- tikėjome, mes labai tikėjomės, kad tu taip Bet čia yra crazy, nu, sutikim crazy, nes nu atrodo, kad viskas taip jau smooth ir easy, kad sunku patikėti. Sveiki visi ir pasilgot manęs. Taip! Nu tai va, nu tai kaip. Kaip tu, kaip tu- kaip praėjo jūsų ta Kaip pasikeitė savaitėlė? tavo gyvenimas? Ne, gal pradėkime nuo to, kai prasidėjo sąrėmiai, man įdomu. Kaip tu... Ar prasidėjo, ar skatinote, kaip tu čia buvai, tavo planas kaip buvo? Dabar papasakosiu viską kuo Viską plačiau, kuo išsamiau, kad po to nekiltų dar kažkokių Taip. klausimų vieną kartą apie gimdymą. Tai aš turėjau tą gestacinį diabetą visą laiką ir turėjau badytis... nėščiųjų čia vadinamas, Taip, ane? tai kai cukrus aukštesnis. Ir turėjau visą laiką badytis pirštą ir tikrinti ant 10 kartų dienoj cukrų. Okay. Prieš maistą, po maisto 2 valandos, valandą po maisto. Ir žodžiu, visas tas cukrus visą nėštumo laiką buvo geras. Ir likus ten
2 savaitėm iki termino aš nuėjau į klinikas ten vizitui, kuris ten privalomas yra. Nu ir man gydytojas sako, aš tau patarčiau gal tu savaitę anksčiau gimdyk, nes maždaug aš niekada neapsigaunu savo skaičiavimais, tai turėtų gimti ten 3 kg 800 gramų, kas ir net nėra iš tikrųjų didelis vaikas, ten gimsta ir 4 ir 5, bet sako, kaip pirmas vaikas, tai gal sako, aš tavo vietoje anksčiau gimdyčiau. Nu, aš lankiausi visą laiką pas savo gydytoją Liną Kavaliūnienę, tai už karto atsakau, ir privačiai aš pas ją lankiausi. Ir sakau, aš būčiau klinikose, man siūlo gal savaitę anksčiau gimdyti. Nu tai gerai, sako, tu ten prasideda 2 savaitės iki gimdymo tokie vizitai kas savaitiniai, kur uždeda čia tau virvės ir matuoja tavo širdies lūžius vaiko ir gimdos susitraukimus. Ir jinai vieną kartą man sako, tai aš čia balandžio 1 budžiu visą parą, tai gal jums tinka? Sakau, davai darom balandžio 1, nes bus belė koks. Ir bairis, ir būtent žinai, kad aš tokia crazy, Andrius crazy ir dar vaikas balandžio 1. Tai kaip viskas vyksta? Turi neprisivalgyti iš vakaro, atvarai išsilisėjus, gydytoja budi visą parą ir tiesiog atvarėm kažkur apie 10-11 ryto, užsipildėm dokumentus visus, tai palatą mus prieš 11 tik įleido ir nuleidžia vandenis. Tai yra tiesiog toks kaip kablys žvejo kažkoks, kurio aš matyti nenorėjau. Tai kaip jis tiksliai atrodo, aš jums negaliu pasakyti, bet jis duoda, kad kažkoks kabliukas. Bet aš dar klausimą aš turiu, bet tai čia galiu užsimanai ir tiesiog eini ir tau nulys vandenis, ar tu turi turėti kažkokį tai... Matai, aš turiu indikaciją, nes aš sargau visą laiką to gestaciniu diabetu. Nes aš nemanau, kad taip ateis ir sakysi, man 2-8 savaitės, aš noriu, man čia traukit lauk. Ne, aš manau, tu turi turėti oficialiai negalima, man atrodo. Taip, manau, kad tau turi parašyti kažką. Tarpsime, tau reikalinga indikacija. Taip, kad nebūtų, kad žinai, kad taip, mane siuntė į klinikas ir klinikos ten kažkokia kieta gydytoja parašė, kad rekomenduoja gimdyti savaitę anksčiau. Tada aš su tuo raštu jau pas savo gydytoją ir žinai. Tai indikacija yra reikalinga. Nu ir žodžiu, nuleidžia tą vandenį. Tai ar skauda? Jo. Visiškai jokio jausmo. Kai nuleidžia vandenis, kai su tuo kabliu ten įkiša užkabina tą plėvelę, kad nubėgtų vandenis, visiškai neskauda, jokio nuskausminimo nereikia, nieko tu ten nejauti, tiesiog lengvas toksai, žinai, kai jau įtampa tam pilve, kai yra įtampa tam pilve, tai tiesiog biški toksai slėgis sumažėja. Ir tau jį nuleidžia tiesiog ant palutės, šuniukam palutės, kai būna, tai va ant tokios palutės. Ir vaikučiam tas palutės naudojama, šiaip yra daugiau negu šuniukam. Aš jame naudoju. Taip, visi naudoja. Tai žodžiu, ir po to šauni pampersą ir viso to jau iki gimdymo laiku tau po truputį nubėginėja tie vandenys. Nėra, kad tau kaip per filmą vum, ir kibiras vandens tarp kojų, tau visą laiką jį po truputį ten laša. Nu ir žodžiu prasidėjo ir sako, dabar 1,5 valandos tu gulėk, žiūrėsim, kaip atsiverinėja. Tai praėjo 1,5 valandos, buvo jau 2 cemai, ten viskas minkšta, viskas jau nusileidė, viskas ten gerai, žinai, jau ready. Sako, tai gerai, tai jau dabar mes tave skatinsim, kad greičiau prasidėtų viskas. Tai varė kateterį, tai aišku, kai skatina, tai 2 greičiau sąrėmiai ir 2 skausmingesni jie, nei šiaip neskatinant. Tau daug intensyviau viskas. Ten kas 2 minutės, kas 3 tau pareina sąrėmis. Okay. Tai karts nuo karto ateina pasižiūrėti, kaip širdis plaka vaiko, ar ten jis nedūsta, ten nereikia jau vežti operacinę. Ir žiūri, kaip tavo gimda susitraukinėja. Tai dar man negimdant, tik tuose apžiūruose 2 savaitės prieš, jau 30 rodė tas aparatas ir aš nieko nejaučiau. O gimdai, kai būna ant 100 rodo tas aparatas, 120. Tai maždaug aš tos sąrėmis kenčiau, kai buvo koks 80, 90, jis taip palaipsniui kyla, užkyla ir vėl krenta. Ir tada vėl pabūni 2-3 minutės ramiai ir vėl kyla. Tas skausmas čia kas, ne, kur skaudėti. Skausmas, jo. Tai reziume, tas mano asmeninis skausmas, jis buvo visiškai pakenčiamas. Aš tarpuose reklamą dar redagavau, karpiau ten klientui turėjau atiduoti. Tai aš taip mintis nukreipinėjau. Buvo ir playlistą dainų pasirašęs ir jau ir pasiemus palatą, kur galėčiau eiti džakuzį pagulėti. Aš mačiau, gal tu greitai dar sakiau, gal gimdyti tenais, kol ten vandenį leido. Jo, bet šiaip kažkaip gydytoja man nerekomendavo ir gimdyti, nes sako, daug geriau, kai aš tau galiu padėti dar. Vandenį gimdyti tau siūlė? Ne. Geriau, tu gali pagulėti vandenį, nes tau mažiau skauda, bet gimdyti geriau jau su gydytoja. O tai tu pagulėjai? Aš nespėjau pagulėti, nes man iki galo reikėjo reklamą atiduoti. Aš nebeturiu laiko.
Tai žodžiu, kažkaip su tuo skatinimu greičiau pradėjo ten viskas atsiverinėti, kad ten po poros valandų 4 cm, žinai. Ir tie sąrėmiai tokie pakenčiami, aš žiūriu daug vandens gėriau, palatui belė kaip šiaip pas mane buvo karšta, koks sakau, galima čia jungti kondicioniero, atidaryti langus, nes koks 30 laipsnių ir kai prasideda tie sąrėmiai, tave visiškai prakaitas muša, nes, nu taip, tu tiesiog kvėpuoji. Bet tu čia buvai tą išmokus, tu žinojai tuos visus dalykus, ką reikia kaip kvėpuoti, kaip... Man tiesiog taip skaudėjo, kad aš taip dylinau su skausmu. O tu buvai praėjus kursus ten, kur kaip reikia kvėpuoti, kaip ką daryti? Tada Andrius buvo tose kursuose, aš tada buvau filmavime ir jis man tiesiog pasakojo, kaip reikės Labai gerai. kvėpuoti. Bet jis man paaiškino tiesiog kvėpuoti ir viskas. Ir žodžiu, kažkaip jau taip hitina ir aš žiūriu, kad ten buvo gal kokios 4 tie cemai ir aš galvoju, okei, tai pagal visą šitą skaičiavimą, kaip greit atsiverinė, aš tik kokią 10 turėčiau gimdyti. Ir man dar ten 5 valandas kes tokį skausmą, aš jau galiu iškesti, bet ar gimdymui, ar aš galėsiu išgimdyti dar, žinai, aš turėsiu jėgų. Nes tas sąrėmis taip kaip hitina, tai jau galva net pradeda svaigti nuo to kvėpavimo, žinai, nu, nes tu tiesiog koncentruojas kaip iškestas skausmą ir po to jis dingsta, žinai, paleidžia tave tas skausmas ir tu vėl atsipalaiduoji, bet jau tu jauties toks šiek tiek sunešiotas nuo tos karščio, to oro nebuvimo. Ir panašiai, jau tam viskas pradeda dažnai suktis. Ir Andrius sako ten gytui, tai kaip galvojat, kada čia geriausia tą epidiurą darytis? Ir mano gytus sako, šiaip tai dabar, nes dabar 4 cm ir po to nuo 4 viskas eksponentiškai greičiau pradeda atsiverinėti ir sako, po to nebus prasmės tau daryti epidiurą, nes visų pirma, per greitai, per dažnai sąrėmiai, tau, kai leidžia epidiurą, tu turi visiškai nejudėti, sustingęs, kad tau ten niekur kažkur kitur nenusisuktų. Tai jau yra tas momentas, kai tu dar gali save kažkiek sukontroliuoti, nes tau nėra taip, kad paimtų kraujuką ir viskas. Ten ilgiau užtrunka visas tas procesas. Tu turi sustingti ir, pavyzdžiui... Bet skauda epidūrą, man visai labai baisu atrodo epidūras. Tai gerai, dabar antra tema. Epidūra. Davai, šauk. Ar reikėlė? Važiuojam, sakau, davai darom tą epidiurą. Nors man buvo pats baisiausias dalykas, tai tas epidiuras. Nes aš tik tokią mačiau tokį ilgą tą adatą ir aš jau ją mačiau ir nebuvo kaip atmatyti tą vaizdą. Ir ateinate jau, kaip jinai vadinasi, anesteziologė su savo asistente. Tai pirmą padaro dalinę neutrą, tiesiog kaip dantį nujungtų, tau nugaroj nuvalo viską ir tiesiog įduria paprastą mažą datėlę, kad tu maždaug nejaustum stuburo. Tada ateina ta tokia babutė, jos padėjėja seselė, pristumė tau kėdę, sako, dabar dėk ant šonų tą kėdę ir rieskis maksimaliai kamoliuką. Tai tu įsivaizduok, su tokiu pilvu esi, tau ten tie sąrėmiai tave daužo ir sako, dabar, va taip va. Ir susilenka tavo stuburas taip, kuo daugiau išlinktų, bet kuo labiau išlinktų. Ir aš sakau, dabar, ir gydytojas sako, dabar jau laukiam, kol baigsis tavo šitas sąrėmis ir dursim, kad kuo daugiau laiko turėt langą iki kito sąrėmio, nes jeigu prasidės sąrėmis, nejudi. Turi nejudėti. Eik, tu negali judėti. Aš jau silpna, man dar. Ir man jau vien psichologiškai. Ar jau šūdas, jie taip dažnai kartojas jau, kad jis tikrai pasikartos. Jinai nespės taip greit visko padaryti. Ir žodžiu, aš nenorėjau matyti nei adatos, nei viso proceso, aš tiesiog ten maks susilenkus, medituoju su savim šnekuosi, kad aš galiu. Nu tai... Ar tai yra nepakeliamas skausmas? Ne, tikrai nėra taip, kad tave nujungtų, tu ten apalptum ir ten, žinai, tau atviras lūžis, tau kažkoks ten šonkaulis lūžęs. Nu, tikrai nėra toks skausmas. Tiesiog įdūrė jo, kaip, pavyzdžiui, kartais nefainiai paima kraują. Kartais nieko nepajauti, o kartais pajauti. Nu, tai va toksai va tas skausmas, tas tikrai nėra tragedija, bet, nu, kai pareidinėja tas sąrėmis, tai turi tiesiog stengtis nejudėti, ramiai tiesiog, va, kvėpuoti ir iškvėpuoti viską. Tai užtrunka ten tikrai, nu man tai gal ten ir išsitempia laikas, bet atrodo gal kokias tikrai 5-8 minutės ten viską daro. Gal ir greičiau, bet man psichologiškai atrodo, kad tai per ilgai trunka. Ir viskas, po to tiesiog klausia, nu tai kurią koją, kur labiau jauti, žinai, tuos sąrėmius. Nu sakau, va dešiniai pusiai labiau. Nu tai sako, dabar atsigulk ant dešinės pusės, pagulėk ten 10 minučių ir vėl atsiversk. O aš sakau, aš tai galiu judėti, jeigu man ten kažkas įleistų nugaroj. Jo, gali. Bet turiu minį, kad tau suleido adatos, tai nepaliko? Nu, palieka kateterį nugaroj. O Dieve. Tai su tuo kateteriu ten kažkaip, man jis sakė, dabar eina kateteris per visą tavo stuburą. Tai aš nesupratau, ar viduj kažkokia žmogutė eina, ar išoriai. Aš neklausiau. Bet čia dar užklijuoja dar kažkokią aparačiuką, kur ten normuoja tą, žinai, tuos lašiukus. Tai žinokit, nujungia visą pilvą, kad tu jauti kaip
dantį, pavyzdžiui, nuskausmina ir tu nejauti. Aš tai žinau, man gyvūna Ai, nuimta. tu atsimeni, aš O klausau. tu lieti pilvą ir atrodo ne tavo, žinai, tu lieti ir sakai, čia what? Tai nujungia tą pilvą. Nesupranti, nu. Pėdutės tu gali ten judint, jau į tualetą nebenueisi, jau ten tik turėsi gulėti. Aš labai atsargiai apsisukinėjau. Realiai, tai kai apsisukau, taip tai jau ir nebejudėjau. Nes labai sunku nebejauti savęs. Labai O. bijojau tą kateterį Aš noriu pajutti. sakyti, nėra tas panikos jausmas, kad tu negali dėti, nu kojų nelabai valdai, ne? Nu, žinok, aš vat gulėjau ant šono, tai aš va taip va koją galėjau pakelti. Tai Galėjai, nėra, ne? kad tu jos nejauti. Okay. Netrodai, nesijauti paralyžuotas. Nesijauti, tikrai. Nu, tik po to, jeigu nori tualetą, tai jau kateterį tau įstatysi, kad nebenueisi pats į tualetą. Okay. Tai šitą irgi išbandžiau. O kaip statys kateterį, tai patais, kad išbėgtų? Išlapimo puslį stato kateterį. O šiaip Neskauda. labai geras daiktas. Neskauda, visiškai, nes tau tu Nei kai visą išima, nujungta. nieko. Tu visą nujungta. Okay, teisingai. Nu, žodžiu, ir po to aš jau ten, ir žinai, jau visai man viskas gerai, tiesiog guliu. Ir kažkaip... Jau reklamą vėl filmavai dar vieną. Ne, jau buvau pridavus, jau viskas, gal dabar jau mėgausios. Ir, žodžiu, galvoju, čia dar iki 10, kaip negreitai, ir tu įsivaizduok. 6 valandos, praėjo tik 2 valandos, nuo 4 cemų. Jau man prasidėjo tokie kažkokie, nu, vat 6:40 buvo lygiai, tai praėjo 2 valandos 40 minučių ir aš jau sakau, Andriau, kiek rodo tas aparatas, sakau, to sąrėmio skausmo, nors aš esu nujungta. Bet tu jau esi atsipalaidavusi ir jau tau nebeskauda po to, kad... Tai tu įsivaizduok, praėjo tiek, vat, 2,5 realiai ir aš jau jaučiu per tą nuskausminimą skausmą stiprų. Stiprų? Jo, jau jaučiu, ta prasme. Ir sakau, kiek rodo tas aparatas? Sako, 100. Okay. 100 reiškia, kad aš jau gimdysiu. Okay. Sakau, gerai. Aš prasidėjo gimdymas. Taip, ir aš sakau, aš jau labai noriu stysiu. Pasakau, pakviesk akušerę, nes aš tikrai to apsisisiosiu. O kai tu turi, tipo, gimdyti, tai arba tu labai galvoji, kad nori stysiu, arba labai nori kako. Aha, aš tai girdėjau. Nu ir ateina seselė, ta akušerė su mano gydytoja ir aš sakau, būkit geras, įstatykit man, sakau, kateterį. Nesako, Diora, tu dabar tikrai neapsisisiosi. Mes pradedam gimdymą. O Dievai. Ir aš ta prasme, sakau, turėjo būti 10 pagal mano apskaičiavimą, kaip tu taip greitai. Sako, viskas, 10 cemų atsivėrė, puikiausiai jau slenka galva, viską ruošiam. Ir aš tokia... Buvau dar psichologiškai nepasiruošus, nes aš galvojau, dar kokias 2-3 valandas mes čia su Andreliu prikolinsim, o jos ateina ir sako, viskas, dabar. Va dabar. Aš sakau, bet jūs man dar nesakėt, kaip man reikės kvepuoti. Nu tai žodžiu, tu įsivaizduok, 6:40 jau tie skausmai hitina, kad pramuša epidiurą. Sulekė mano akušerė, gydytoja ir dar kažkokios pagalbinės, kurios ten plaus, svers ir panašiai, aš nežinau, ką ten grindis išvalys. Okay. Nu ir žodžiu, po 7:15 aš jau buvau pagimdžius. Tai aš stumiu, tai kol jos, ta prasme, jos dar per 20 minučių surašinėjo. Pateseliuką užsidėjo, ten kažką susinešė, kažkokias instrumentus. Plus mes su Andrium padarėm dar žiauriai svarbų dalyką, tai Placenta LT pasiruošėm visą tą dėžę, kaip surinkti ten bambagyslės, ten tas ląsteles, tos placentos ląsteles ir kraują, kad pagydyti vaiką nuo visų ligų. Tai jos dar tą turėjo susiruošti, nes tokią dėžę specialią gauna. Nu ir žodžiu, kažkur 7 aš pradėjau gimdyti, tai iš 3 stumimo aš stumiu vaiką, kuris pasirodo gimė 3 kg 790 gramų. Nu, dar didesnis nei buvo prognozuota. Bet jau labai tiksliai buvo apskaičiaus šį palyginus. Jinai sakė, kad 40 savaitę tiek svers, o jinai be 5 dienų tiek svėrė. Tai būtų nežinau, kiek svėrus, jeigu dar būčiau laukus. Nu, žodžiu, aš ties 3 stumimu, aš jau galvoju, arba dabar, arba aš jau nebeturiu jėgų vilties, ta prasme, ir privalau dabar tai padaryti. Nes kai jau stumi, tau atjungia epidiurą, kad tu jaustum. Okay. Tai, nu, tai tu plius minus viską jauti. O koks jausmas? Jausmas tiesiog didelis spaudimas, slėgis. Okay. Tiesiog va toks duočiau delną ir spaustų. Nu, lenda iš ten kažkas, nes aš taip žinai įsivaizduoju. Bet tikrai nėra neiškenčiamo, tikrai nėra nieko. Ten, nusakau, 20-15 minučių ir aš pagimdžiau. Nu, tau labai pasisekė, kad nežinai, 24 valandas negimdėjau, o tas, kur kenčia, žinai, 24 jeigu reiktų yra ne kažką. Tiek stum, bet būna, kad 24 valandas stumė. Būna po parą laiko. Bet tai ta prasme 10 cemų jau atsivėrė ir tu 24
spausdinti. nežinau, Ne, gal ne, nežinau. Ne, čia gal tas vėrimas. Ne, vis dėlto. ne. Čia gal visas jo procesas. procesas. Nu, bet įsivaizduoju, kaip išvargina, Jo, visą jo. šitas vien. Taip, dėl to sakau, dėl to ir nenorėjau kankintis, kad pasilikti jėgų jau lemiamą Jo. momentui. Tik dėl to apsidraudžiau su tuo epidūru. Ir sakau, Andrius buvo žiauriai mielas, nu, ta prasme, jis ten, ką man dabar darys, ar aš čia galiu būti. Ir jo užduotis buvo man keisti kompresiuką. Ai, Tai jis per tas 20 minučių gal kokį 40 kartų iki kranelio ir atgal, iki kranelio ir atgal. O, jau šiltas, gerai, atverčiu. Dabar ir jis duoda su tuo kompresiuku. Ir aš jam sakiau, tu mane turėsi bučiuoti, nes kai bučiuoja moteriai, išsiskiria ten tas dopaminas, meilės hormonas. kiek tu Ir tada daug lengviau, ta prasme, gimdai. Ir aš jau ten stumiu, jau išlindus ten pusę tos galvos ir jis man, va taip va. Ir aš sakau, Andriau, ne dabar, aš pasakiau. Ir taip noris nerėkti ir taip gražiai, žinai, pasakyti, kad nu, šiuo momentu, Andriau, geriau nebučiuok mane. Tai buvo labai juokinga dabar atsiminus, kaip jis ten stengiasi man tą dopaminą sukurti jau to stumimo metu. Tai atsimenu, tą antrą sumą jau, aš tokia, jau išlindo ir tipo, Andrius, jau matau pusę galvos. Ir tada, Bet žinai, ir supranti, ir baigėsi sąrėmis. Ir vėl viskas, tu negali Stoja, ne? stumti, viskas sustoja Kaip per ir vėl sąrėmis. atgal dingsta, viskas atgal. Ir sako, ne, neišlindo. Ir aš tokia, o tu dieve, galvoju, jeigu dabar neišlindo, tai kiek man dar reikia stengtis, kad išlystų. Tai galiausiai, žodžiu, sakau, trečiu stumimu jau taip susikaupiau, taip užpikau ant savęs, kad ir išstumau. Bet svarbiausias tipsas, ką galiu duoti iš savo patirties, reikia klausytis gydytojos, daktarės. Tu turi būti ant tiek susikoncentravus, susimti kumštį ir tik žiūrėti, va jos abi stovi, va stovėjo taip tas kojas man užkėlusios laiko, žinai, ir jos viską mato. Jos mato, kaip pareina sąrėmis, jos mato, kada tu turi tik kvėpuot, ir kada tu gali stumti. Jeigu tau reikia tik kvėpuoti, o tu stumsi, tu plyši. Gali, nu, didelis procentas. Todėl turi ištempus ausis klausytis gydytojos. Nes aš, pavyzdžiui, Dievas mane parašė ir aš sakau, nu jau man stumt. Ne, sako, dabar tu lauk, kol jinai natūraliai nusileidinėja. Ir kai jinai nusileis iki to žemiausio taško, tik tada tu pradėsi stumti. Tai jeigu aš ten būčiau pradėjus stumdinėti ją, tai dar klausimas, ar jinai būtų iš vis dasileidusi iki ten tos apačios, žinai. Todėl labai reikia, ta prasme, nepanikuot, būt kuo šaltesnio proto ir klausyti savo gydytojos. Kada kvėpuot, kada stumt, kada sustot. Okay. Tai va čia buvo didžiausias tipsas jų ir neplišau. Nes mano pirmas klausimas buvo, ar aš plišau? Sako, nu kol kas dar ne, bet turim placentą išgimdyti, nu ir galiausiai paaiškėjo, kad neplišau. Tai žodžiu, išėmė mažylę, ten ją pasvėrė, iškardėjo man ant krūtinės ir tada vyksta placentos gimdymas. Tai aš irgi esu girdėjus, kad o Jėzau, ten placentą pagimdyti net skausmingiau nei vaiką ar kažką, nieko panašaus. Aš tiesiog Bet visais atvejais turi placentą išgimdyti? Taip. Išeit, tai negalėjau palikti. Aš tiesiog jau gulėjau Užsitraukiau automatiškai. Žinau, panašiai ir buvo. Gulėjau jau su mažylė ir gydyto taip paėmė, pilvo taip spustelėjo ir girdžiu toks, nu jaučiu toks pliumpt. Tamsi, jinai tiesiog ir išsiviniojo. Tai aš jos nemačiau, žiauriai gaila, būčiau norėjęs nufotkinti tą savo placentą. Net nemačiau, kaip jinai atrodė, bet ir sakė, milžiniška, tokia kaip medūza. Kaip medūza, aš irgi įsivaizduoju kaip medūza tą placentą. Ir tada tiesiog aš gulėjau dar palatui, kol visas tas medžiagas medicinė nesurinko, kad išvežti į Šveicariją, kiečiausią banką saugomą, žodžiu, tai mes taip apsidraudėm, žodžiu, ir vaiką pagimdėm, ir nuo visų ten galimų įmanomų ligų surinkom kamienės. Bet tikrai veikia. Ir veikia, ir yra Lietuvoje jau variantų ten, kur vėžį išgydė, realiai išgydė vėžį. Aš negirdėjau, tai dar netikiu, aš labai nepatikli šitais visais. Na, aš papasakosiu, čia konfidenciali informacija. Ir, žodžiu, tinka ne tik vaikui, bet ir šeimos nariam, seneliam, tėvams iki 75%. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš susirgčiau vėžių kažkokią formą, kuri pagydo, tai aš galėčiau savo dukros tas kamienės ląsteles pasinaudoti. Man kosmosas kažkoks. Kosmosas. Kosmosas. Čia daug labai tokių irgi klausimų irgi kyla, tai, nu, čia, žinai, reikia konsultuotis. Tai aš tai visą laiką tuo žinau šitą pasąmonį, bet niekur neradau informacijos ir sakau, va, tada, kai tos 2 savaitės iki tu turėjai pasitikrinti pas tą gydytoją, buvo didelis, žinai, reklaminis stendas ir aš sakau, Andriui, skambinam greičiau. Aš galvoju, kad tą pačią dieną, kai gimdyti radai. Savaitę iki aš pamačiau tą stendą, kai man tikrino širdies užžisiukus tuos ir mes matėm lankstinuką, kad ten gal mėnesį iki rekomenduoja, žinai, jau susidylinti, o mums liko savaitę ir aš sakau, viskas, šakės, kaip mes sugebėjom praleisti. Tu ištransliavai tiesiog tą per gimdymą?
Į po. Ar po kažkaip, kad man susidarė įspūdis, kad jinai čia tiesiog atėjo, rado ir pasisitvarkęs. Ne. Reikia šito Ir pasirūpinti iš stendą anksčiau. tiesiog Tik nufilmavo. jo, po to. sakau, nu, jinai Aš tiesiog ištransliavo. parodžiau Jo. tą stendą, žinai, Jo. nuo kurio viskas man prasidėjo. O klausyk, Andrius va. kirpo virkštelę. Andrius kirpo virkštelę ir Ar verkė dabar tai iš kirpdamas? viso numirsit. Aš ten, ta prasme, ant to stalo, visa ką tik pagimdžius mamytė. Andrius, matau, kai tik gimė, aš sakau Andriui, kiek valandų, tai Andrius lakstė ieškoti, kur telefoną, kad pažiūrėti tikslų laiką gimimo. Ir tada jau matau, kad jau ta akušerė nori kirpti tą virkštelę. Ir aš sakau, palaukit, leiskit Andriui nukirpti. Ir Andrius toksai, aha. Sakau, Andriu, duok savo telefoną, aš nufilmuosiu, kaip tu kirpi virkštelę. Ir aš galiu tiesiog. Nubliauti, tikrai graizėsi. Aš nufilmavau tą momentą, kai Eik tėtis sau. nukirpa virkštelę. Kaip tu šis galvoji? Aš net nežinau. nepagalvočiau, kad reikia Aš nežinau, filmuoti. aš nežinau, kaip aš net ir pagalvojau. nuotraukos, man net nebuvo jokių minčių tipo, apie visai kitus smegenis. Tai va, tu įsivaizduok, aš nežinau, kaip man, aš ir galvoju, kaip man tokia Čia kaip mintis mes su atėjo. Diorai su Mildai išnekėm, kad mes, pavyzdžiui, nepagalvotumėm, nes mes nekeliam visko tiek, o tu turbūt, žinai, vis tiek jau yra automatiškai. Fiksuoji, Nu, tiesiog užfiksuoji, fiksuoji jo Nu jo, gyvenimą. bet aš, tai prasme, niekada gyvenime galvočiau kelti Instagramą. Tai kai ne, kirpa mes būtent apie fiksavimą, žinai, tų Bet aš dalykų. jau esu tiek ten giliai lindus, kaip aš jai sukursiu vos ne filmą apie ją. Nu, jau nuo virkštelės nukirpimo, jo. Tai aš jau turiu pirmas gyvenimo jos minutės. Tai vat taip kažkaip, žodžiu, viskas praėjo, žiauriai sklandžiai. Andrius buvo šaunuolis, labai mane palaikęs tais kompresais ir meilės bučinukais. Šaunuolis tikrai. Ir šiaip, nu, tau nedalyvavo, sako, aš ten viską stebėjau, viską jis ten matė, tai man net atpasako kaip tas gimdymas, nes aš po to, man viskas kaip prarūka, žinai. Nu gerai, o kaip toliau viskas, kai pirmos dienos ir namai? Nu, tai va, ligoniai dar, ne? Ligoniai. Sakau, pirmos dienos ir Jo. Tai namai. pirmas dienos buvo tokios, žodžiu, kad pagulėjau dar porą valandų palatoje ir jau išvežė ten, kur nuo operacinį ir po to Taip, jau į išvežė pooperacinę ir į palatą. normalią. Tai pirmą naktį tiesiog žiūrėjom ją non-stop. Nu, jo, nes pirmą tiksliai, žinai. Aš mėgau per naktį. Visą laiką tiesiog žiūrėjom. Aš apskritai, kai jinai tik gimė, aš sakau, o graži riesta nosytė ar kryva, nes Kaip kai tavo? darė tą echoskopą, atrodė tokia, žinai, kažkokia kampuota. Ir aš kai pamačiau tą riestą, kai jau mielą nosytę, ir sakau, tai tobuliausias angelėlis, ta prasme, nu, man aš karto meilės priepolis už ją, ir aš tiesiog ją žiūrėjau ir negalėjau patikėti, nes man Išprotėjai, žodžiu, aš tiesiog iškart, ne? išpratėjau ir aš sakau, kai jinai tobula. Nes jinai iškart ir žyst pradėjo, nu, man ten visiškai buvo, wow, ta prasme, kokį jinai tobulumą, kokį jinai kvitiškumą. Ir gimė su plaukeliais, tai va dėl ko man tiek rūgštis kilo ten. O tai ką, rūkštis kyla, kai... Neva yra prietaras, gydytojai sako, kad nelabai čia nieko bendro turi, bet moteris sako, nu va, jeigu tau kyla rūgštis, tai reiškia, gims vaikas su plaukais. Man kilo, bet... O irgi būna kyla labai rūgštis, tai gimsta be plaukų. Tai Tai čia gal toks Toks labiau prietaras. sau pasilengvini, gal tokį Jo. įdomumą pasidarai. Tai žodžiu, pirmos 3 dienos. O yra buvo lyg, kad tai sunkiausios. gimė ir tu iš karto, eik, tu grina Dior arba ten, žinai, eik, tu matai, kad Andrius giminė. Man, aš sakau, jinai atrodo, kad tavo atyviukė. bus, nėra, ne? Jinai Tavo? visiškai man atyviukė, jinai man nieką neneša. mažytė dar Aš kitaip. dar po šiai dienai nesuprantu, kokia akių spalva. Tai nekeistisgi dar, ruda. tai Nes tamsi man būna, jinai atrodo. kažkokia pilka. Jo, jo. Aš nesuprantu. Mama sako, mėlyna, žalia, ten jai vis skirtingas atrodo, aš sakau, nesuprantu. Nu tai žodžiu, 3 dienos buvo pačios sunkiausios, taip gal man asmeniškai. Nes tau dar nėra pieno, yra tik priešpienis, tai tas vaikas nuo priešpienio nepasisotina, nepavalgo, tai realiai aš parą laiko tiesiog non-stop ją žindžiau. Tai parą laiko tiesiog, kad tau graužtų tą spenelį yra tikrai ne kažką. Nu tai vieną papą duodi, kitą papą duodi, vieną Ten turi papą keist kitą. kažkiek laiko, Ir tiesiog jo. atrodo, nu jinai nerami, žinai, nes jinai nepavalgius. Tai buvo ganėtinai sunku, kol užsikurs tas moteriukas, o jau nuo 3 dienos viskas atsirado pienas, klestėjau ir čilinau. Tai negali sustabdyti dabar. Ir negaliu sustabdyti realiai, turiu laikyti tokius įklotėlius, kad O nustrukinėjai kas kiek laiko? Nustrukinėjau pieną? Nustrukinėjai kas kiek laiko? Nu, nes... Ai, maitinukas. Jo, kiek? jo. Tai maitinukas 3,5, nors rekomenduoja kas 2-3 žadint, bet jinai tiek privalgo, kad jinai kominė. Jinai va taip. Nu, bet jeigu tu išvažiuoji kažkur, tai reikia tau nustraukti ir palikti. Nu, tai aš apie tai, ar tau nereikia, žinai, ten praeina 3 valandos ir jau tave, Jo, žinai, jo, jo. prašo, imkite iš manęs, ką nors. Ne, tai aš dabar ir turiu čia su savimi atsivežus Aha. pientraukį, kad aš nusitraukčiau. Tai Nes, kažkur reikia kas 3 valandas, neišeina. Kas 3 jo, nu tu jauti, kad jau skausminga ta krūtinė darosi. Tai kaip ir maitini, taip ir žinai, jeigu nemaitini, tai jau turi nusitraukti Jo. tada. Tai žodžiu, šiaip mane galėjo paleisti po 3 dienų,
Bet mums taip gavosi, kad Andrius buvo pasiėmęs nuo 8 iki 16 laisvadienį. Tada mes žinom, kad gimtom anksčiau, tada jis bandė persikelti dalį pacientų. Ir gavosi, kad nepersikėlė visur, gavosi abi savaitės, kad po truputėlį visas dienas dirbs. Nes kai jis yra gydytas, tai jis skaitosi ne žmogus, nes jei kokia jadzė įkandant riešutą sulūžo plokštelę, tai jai nesvarbu, kad gydytojo daktaro žmona pagimdė, žinai. Tai taip gavosi, kad jisai nelabai galėjo su manim likti visą laiką. Ir aš likau viena ir tada galvoju, ką man važiuoti namo, kai čia man pusryčius, pietus, vakarienę atneša, kambarį sutvarko, žindymo mokytoja ateina, aiškina, kaip krūtinę. Bet jinai yra iš ligoninės? Jo, ligoninė buvo žindymo mokytoja, kuri atėjo ir parodė ten gulint, kaip duoti, ten, kaip sėdint, maitint, kaip per pažastį, kaip ant savęs pasiguldžius. Atskiras mokslas, ne? Ir, iš tikrųjų, tas 3 dienas tu nelabai supranti, nes tas vaikas toks neramus, žinai, tu pieno negauna, ima, nepaima, tai galvoja, gal tu čia blogai duodi, o automatiškai, kai ateina tave kažkas ir žmogus padrasina, pamokina, dar ten nuramina, tai, tu lengviau įkerti sistemą. Tai aš išėjau iš ligoninės pilnai kirtų sistemą, kaip žindyt. Ten visos jau tos, vis keičiasi gydytos, kur ateina pasitikrinti, sako, jau tu čia jau pieno mašina, sako, čia pas tave vaikas bus sotus. Tai praleidom, pirmadienį pagimdžiau, penktadienį mūsų išleido. Tai vien dėl to likau, kad Andriaus nėra man daug patogiau, kai esu pilnoj priežiūrai, gydytojų, žinai. Nes plus dar pirmos dienos, tai gali ten tam vaikui ekstra kažkas, žinai, berimas koks ten, kažkas atsitik, kur tu tada turėsi reanimaciją važiuoti iš karto peršykęs. Tai man toj priežiūrai buvo labai fainai. Tai ligoniai, sakau, 3 dienos buvo sunkiausios. Tai jau naktis buvo tokia, kur, sakau, jau atrodo net dingo tas priešpinis ir aš jau jo nebeturėjau. Ir man gydytojas sako, nebijok mišinuką duoti. Yra magic dalykas toksai. Sako, kai vaikas nedavalgo, mes prieš migdymą, sako, nueik, nes ten yra tokia budinčių stotelė, paprašyk, sako, mišinuko, 30 ml suvalgys ir išmiegos normaliai. Daugiau maistinių medžiagų. Ir sako, o tau ryte jau tas pienas prasidės. Tai buvo irgi, kad aš ten nuo 10 iki 12 ją dar pati maitinau, nuo 12 iki 3 vėl bandžiau pati maitinau ir po to man realiai jau aš matau, kad nieko ten atrodo nebėra ir jau neviltis, nes vaikas žviegia, žinai, verkia, tai aš paprašiau mišnuką, pamaitinau ir čia buvo vienintelis jos mišnukas ir nuo tada man užsikūrė motoriukas. Pasito krūtinė, žinai, galvoju, kad to jau ai, šitaip. Tai nebijokit duoti mišnuko, jeigu labai ten vaikas verkia ir nerimauja, tai vis tiek atsiras tas pienas. Tai grįžom namo ir nuo to pienuko, tai visiškai aš taip net noriu, kad budri pabūtų, nes tik pavalgo, sminga. Lauk dar būdamas, džiaugtis, kol miega. Pakeiti ten pampersus, viską išvalai, akytę, nosytę, ten bambytę, viską išvalai. Praeini ten visą tą higienos, įlašinį lašiuką, vitamino D, žodžiu, ten yra visa sistema. Bet čia kas tu taip pasako? Gydytojas? Jo. Ir tada pamaitini ir vėl miega. Ir taip galvoju, kad tas sakytas tik atmerktų, biškai pabudrautų. Kad yra dėl meilės. Tai aš nežinau, mano telefono galerijoje yra koks milijonas dabar nuotraukų jos. Aš ten jau darau net jos balandžio įvaizdžiai rūbeliai, jau net nuotraukų albumą darysiu, ką jinai balandį buvo apsirengus. Žodžiu, visokių tokių prisigalvojus esu. Tai žiauriai smagu, santykiai su Andrium nesugriuvo, viskas tik tobulėja, gerėja ir abu baisiai įsimylėję, tai jis nori net, kuo mažiau dirbti, kuo daugiau grįžti ir pabūti, ir panešioti, ir pasidžiaugti, ir tiesiog begalinę meilę namie. Labai smagu. Tai jau nežinau, ar įmanoma dar smulkiau papasakoti apie gimtą. Nebeįmanoma. Jau viską išgirdom. Bet labai faina, kad taip greitai viskas lengvai tau, iš tikrųjų. Pavydėtina, žinai, toks neštumas, visas gimdymas, užsikūrimas, atrodo, tikrai labai viskas pasakiškai vyksta. Jo, ir tu tuos, žinai, visus ir video, ir ten į TikTokus, kad ten kūrėjai, žinai, ir atrodo, negali tai būti, nebūna taip, žinai, kol čia tokia, žinai, energinga, iš kur pasiekia tiek jėgų. Tai ir manęs klausė ten Instagrame, ar tikrai čia jau viskas ten taip nieko neskauda? Ne, aišku, skauda, normalus tas skausmas, bet jis tikrai man bent buvo pakeliamas, iškenčiamas ir nėra tai baisu, kaip pasakoja, ir nereikia ten klausytis, kaip kokia ten vos nedraugė mirė nuo sepsio. Reikia nepamiršti, kad ir skausmo lygiai yra visus skirtingi, tai gal tiesiog tu daug pakeli ir tau buvo tikrai lengva už tai. Tai sakau, mes ten ir net TikToką pasidarėm su Andriu, aišku, ten pačioj pradžioj tu sarėme, kur ten viskas dar net neprakaituoji nuo to skausmo.
Bet, sakau, tikrai nėra taip baisu, neįsibauginkit. Svarbiausia, pozityviai varyt gimdyt, o jau kai bus, tai bus. Negali žinoti, aš, pavyzdžiui, buvau viskam pasiruošus, kad net paskutinę minutę mane ten operacinę galbūt vežė ir aš jau buvau psichologiškai nusiteikus. Tai jeigu jūs esate psichologiškai nusiteikusios ir pozityviai varot, manau, jau tai vien priduos, kad biški su kita koja eisit. Jau drąsiau, žinai. Labai nice. O kadangi Diora, tu esi ką tik po gimdymo nauja mamytė, tai mes šiaip tais turim rėmėjus, kurie mums davė kaip tik tokį produktą. Specialiai tau. Nebegėda, davė porą dalykėlių. Vienas iš jų... Man patinka nebegėda. Jo, vienas iš jų yra Whisperer vibratorius sukurtas ką tik pagimdžiusio mamytėm, padedančiam greičiau grįžti į seksualinį gyvenimą. Nuo kada galima naudoti? Tai jau gali naudoti, jeigu neplyšai, viskas gerai, žaizdos, tai jie gali naudoti. Jis yra sukurtas mamų, bendradarbiaujant kartu su tėvams skirtu tinklaraščiu UK Mumsnet. Jisai, kiek aš skaičiau, pradėkime nuo to, kad kaip ir visi nebegėda vibratoriai, man tai jų dizainas ir spalvos yra nerealios. Įdomu, šį kartą. Ir aš tai noriu labai daug čiupinėti, prašau. Ir jisai kažkaip sukurtas, kad aš skaičiau aprašymą, jisai apgaubė klitorių ir stimuliuoja skirtingom ten tom, tu jau pasirinki tas bangas, stiprumą ir kaip ten nori, bet vat būtent saugus mamų sukurtas, ką tik pagimdžiusiam ir jau norinčiam grįžti į seksualinį gyvenimą, žinai. Aš sakiau, Andriau, birželio 1 ruoškis, lauksiu tave su pasirodymu. Bet yra nuostabu, kiek dabar yra prikurta. Wow. Geras. Nes aš tai žinau, kad 2 mėnesius po gimdymo tu negali nieko užsiminėti. Tai reiškia, su šitu gali anksčiau. Tai 2 mėnesiai. Būsi pasiruošęs. Važiuojam, bus išsikūrus. Taip, aš lauksiu Andriaus kokio čipendylo pasirodymo. Ir turime dar vieną produktą. Na ir taip pat iš nebegėda gavome dar vieną dovanėlę, tai specialus kvepalai su feromonais, kad atrastume savo idealią antrą pusę. Tai gal kad labiau priviliotume. Primonyt vyrą kokį, nes iš tikrųjų feromono kvepalai tavo atrodo, kad, pasikvepink. Aš nenoriu. Aš dabar nenoriu pritraukti. Ne, paskui, žinai, išeisi ir nebegrįši namo. Mano vyras išvažiavęs į spektaklį, tai paskui apsups namą, žinai, kaimynai. Žodžiu, jeigu jūsų vyras išvažiavęs ir norit pritraukti visus kaimynus, pasikvepinkit feromono kvepalais. Jo, ir jie yra sukurti, bendradarbiaujant su viena iš populiariausių JAV piršlių, Patty Stanger, berods taip jos pavardė. Tai su jazminai, greipfrutai berods dar yra ir kitų citrusinių. Šiaip lengvas toks kvapas, iš tikrųjų labai geras, kur nepasakysi, kad kažkoks labai keistas. Bet tiesiog dar tas kvapas jis veikia vyrų pasąmonę. Jis gali tiesiog kvepėti kažkokiu vaisium, bet vis tiek jisai hitina kitaip smegeninę. Taip. Ir didesnis, žinai, trauka, tas troškimas, ta trauka atsiranda didesnė. O nėra, kad tie feromonai kažkaip, jie padeda labiau sklisti tavo asmeniniam kvapui, nepriklausomai nuo to, ar tu būsi moteris ar vyras, kažkokį va tą spinduliuoja iš... Ne taip ir veikia feromonai. Jo. Bet žinai, moteris dažniausiai kvepinasi ne vyrai. Ar nuo kvapo priklausoma, jie tokie labiau gal moteriški. Taip. O su Sofos lyga vis dar visam asortimentui 15% nuolaida. Nuostabu. Tai gerai, aš tada dar biškį pažiūriu, ką man čia parašė klausimų dėl gimdymo ir ką aš atsakiau, ką aš neatsakiau. Aš dar pamažai kaip paskaityti. Dėl vardo dar? Dėl vardo. Tai žodžiu, dar dėl to placentą, ką mes darėm, tai ne tik placentą darėm, bet dar ir iš kraujo placentos galima padaryti newborn DNA tyrimą, kur tiesiog ištiria 390 genetinių ligų, nes kai tu pagimdai ir taip iš kulniuko kūdikiui paėmė kraują. Ir ten iš kulniuko tą kraują, kai paėmė, ištiria 14 genetinių ligų nemokamai. Tai va šitas tyrimas nereikia imti iš kulniuko kraujo vaikui ir iš tiesiog, realiai, žinai, jokios invazijos į vaiką ir padaro 390 genetinių. O kokia yra kaina? 800 kainuoja. 800 Na, kaip
Aš ir tą irgi dariau niptą, bet jį dariausi 13 savaitę, kad pažiūrėt, kad nebūtų apsigimimų kažkokių, pagrindę dėl Dauno. Tai jis tam ir daugiausiai yra skirtas. Tai darėme sniptą, bet ten 13 savaitę, o šitas, sakau, 390 genetinių ligų, ir kurios dažniausiai pasireiškia mažam amžiui vaiko, ir jeigu tu sužinai anksčiau, tai 65%, kad tu užkirsi kelią, žinai. O kaip tu užkirsi? Priklauso kokia, žinai, liga, gal ir neužkirsi ten kažkokia jau žiauriai. Taip, yra žiauriai, jau jas yra ir yra. Tiesiog gal tau leidžia pasiruošti tam, kad tau reikia ruoštis tai ligai. Okay. Gal aš taip labiau įsivaizduočiau šitą. Jo, bet kai kurios gal pagydoma, žinai, yra tai, kad šiam 5% užbėga už įvykiams už akių. Tai šiaip žiauriai. Dabar esam pilnumoje apsidraudę, net ne vien ją, bet apskritai visą giminį jau realiai su tuo krauju savo kur šaldysim dabar 20 metų Šveicarijai. Tai dabar dar, ko neatsakiau, nes užklausiau prieš važiuojant į podcastą merginų. Tai kur gimdžiau, tai antroji ligoniniai ir pas Liną Kavaliūnę už šitą pasakiau, o kodėl vardas ir kodėl toks? Kodėl vardą davai ir kodėl tokį? Kodėl vardą? Kodėl davai vardą? Negalėjo būti be. Tai labiausiai norėjom vardo Amelija visą laiką, net negalvojant apskritai, kad ten jau, net nesilaukiant, man gražiausias buvo Amelija. Bet tada sužinom, kad 10 metų jis yra top 10 ir paskutinius 3 metus yra top 1 ir kad tų Amelijų nueini darželį ir 5 Amelijos, mūsų visų draugų, kas pagimdė Amelijos, tai gautųsi, kad ten Amelija numeris 1, Amelija numeris 2, tokie neoriginalų, žinai, kaip mano vardas, ten tik 25 Lietuvoje duoti ir aš pati pirma ir tik prasidėjo po gero vakaro šou, jau kai pradėjo duoti tuos vardus Diorą dažniau. Tai aš galvoju, negaliu duoti. Tas pats, kas būtų koks Antanas kažkokiais laikais, žinai, ir ten Jonas, kur vien Jonas. Aš norėjau Joną dėti vardą. Ne? Ta prasme, kad Jonas Jankevičius man labai gražiai skambėjo, nes aš derinu. Tai vad gražus skambesys šiaip. Bet kai būna tas trendas, žinai, tų vardų. Nes norėjau nuvesti daržą ir kad visos 5 ten Amelijos. Tai Andrius Belekai buvo nepatenkintas, nes jam labai patiko Amelija. Ir ką mes tada darėm? Aš įsivaizdavau savo ideal vardą, kad jis turėtų būti arba iš A arba E raidės, kažkodėl nežinau. Ir atsiverčiau visus egzistuojančius vardus ir perskaičiau pirmą iš A ir E raidės ir man strigo ta Eila. O pavyzdžiui, iš A raidės yra 28 puslapiai vaiko vardų. O Dieve. Ir aš sakau, ne, Andriau, man tiek negana, aš perskaitysiu visus įmanomus egzistuojančius vardus iš šito sąrašo, nuo A iki Z. Ir aš tiesiog porą savaičių jam skaitydavau prieš miegą visus tuos vardus. Tai ir būdavo Ana, Lana, Gana, Bana, Lan. Ir jau tu skaitai ir taip paini, jau velėsi tas liežuvis, jau tiesiog lagina. Tai aš perskaičiau visus nuo A iki Z vardus ir man niekas nepramušė Eilos, niekas, aš neradau geresnio. Ir esmė tame, kad mano duota tik 25, o Eilų tik tais ten 12 ar 15, tai jis dar retesnis nei mano. Darėtės. Bet Andriui, kaip aš atsimenu, tai tu sakei, kad nepatiko pradžiai šitas vardas. Andriui nepatiko, nes mažybinio nėra. Nes Eilytės niekas nevadins. Eilutė. Aš sakau, kam to mažybinio? Jis ir taip trumpas, ir taip gražus, ir mažam vaikui gražiai Eila skamba švelniai. Ir suaugusiai moteriai aš matau ją kaip deivę kažkokią tą Eilą. Man labai gražus ramus, toks kažkoks, man labai gražus tas. O yra kažkokia reikšmė? Jisai daugia kultūrinis, trumpinys Eleonoros ir Heldos, kažkas ten tokio, bet tokio paaiškinimo kažkokio bent jau tam puslapį nebuvo. Tai va todėl ir Eila, ir viskas. Tai kaip anksčiau iš mano tėvų žvengė visi ir rašė net straipsnį, kad prisižiūrėjo meksikietiškų filmų, tėvai davė vardą ten kažkokią Diablą net blogai parašė. Ir dabar po šiai dienai man rašo mamytės, kaip savo dukrytėm mažytėm davė vardą Diorą. Man taip keista net matyti, žinai, išsiuvinėta ten Diorą, vaikutis kažkoks. Tai dabar aš sakau, juokėsi tas, kas juokėsi ten paskutinis. Čia kaip buvo su Uma, irgi buvo labai retas Uma, jų nebūdavo ir paskui kažkas davė ir prasidėjo dabar. Ir aš sakau, juokitės, bet praeis 20 metų ir bus belė kaip populiarus vardas. Čia kur juokėsi, dabar būna ir tik tokai, kad kokie bus keisti vardai vaikų mokyklose, kai reikės skaityti, žinai, kad bus visokie keistuoliški. Tai va, žodžiu, man pasakiškai gražu šitas tai vardas. Pats aš turėjau įkalbėti Andrių, nes ten, žinai, aišku, kad nesupranta ten kokia mano močiutė, nesupranta, nes irgi kai aš gimiau, tai jinai atsisakė mane vadinti Diorą, jinai mane Dainora vadino, kol galiausiai jau suprato, kad mano tėvai nepakeis dėl jos vardo. Tai irgi močiutei pasakiau Eilą ir jinai,
Aha. Ir nuėjo, o seneliai pasakau, sako, superinis vardas, nes jisai meniškas sielas, jis supranta dalykus, o jinai, siauros pasaulyje žiūros, jinai nesupranta. Vadinasi, Eleonora, kol supras, kad nepakeisi vardo. Taip, kai sakant, kas turi skonį, tikrai supras. Taip. Tai ir manęs klausia, ar daug sportavau? Tai kai buvau čia, pradėjau lankytos baseinus, kas, manau, galbūt man ir padėjo, galbūt visam tam procese, o šiaip esu visiškai nesportiškai ir nesportuoju. Ir neketinu. Ir nedarysiu. Kaip matau, nereikia. O dėl svorio, tai kai pagimdžiau, juokiausi grįžtų namo po savaitės. Galvoju, einam svertis, Andriau, čia bus 10 kg minus. Užlipu ant svarstyklių. Nu, žodžiu, su placenta, su vandenim, su ją, aš turėjau ten minimum 5 numest. Nu, užlipu -4. What the fuck, sakau. Ligonės maistas geras. O koks skanus ligonės maistas? Man irgi šiaip skaniai atrodo. Stumkit, kiek norit. Ten įkėliau postą, moteris, o Jėzau, čia toj Lietuvoje, kaip čia maitina to žmonės, kokia tragedija. Va, pas mus Norvegijoje tai 5 žvaigždžių viešbutis toj ligoniai. Šaika, aš taip skaniai nesu gyvenime valgęs. Man savaitę ausis raitėsi. Andrius atnešė, atsimenu, varškės plovą, sako, galiu paragauti, nes tik man vienai maistą davė. Jo, sakau, gali, paragau. Ne. Tu šito nevalgysi, padėjo. Aš galvoju, jis jo nevalgė. Ir aš tą plovą visą valgau, man ten tas maistas kosmiškai skanus. Labai skanus. Aš jau galėčiau varyti man pavalgyti. Tai iš vis taip gerai, man visas organizmas susitvarko, kai aš ten valgau, žinokit. Ten antiekis gerai, tikrai yra subalansuotas tinkamai. Žiauriai. Aš viską taip gerai darydavau, man viskas taip gerai buvo, nieks nepūsdavo, ta prasme, tobulą. Jau mum dar duodavo, jūs turim pavalgyti, pablatu. Pablato, ne? Nu tai jūs ten žvaigždė, realio niekas nepažinojo. Negavo, valgyti negavo. Sakykite, ateik įstinėlį, tau įdėsim. Košės, žinai. Žiauriai šiaip skanus man ligoninės Aš jau sugulėjus, man skanu buvo. Man labai patinka. Neturiu nusiskandimų aš. Ar pasikeitė santykiai su vyru? Nu, jis tiesiog labiau dėl manęs alpsta, dievina ir dar labiau sakė, mane myli ir mylės gyvenimo galo. Tai tikiuosi, nepasikeis niekas. Kaip įvertinate gimdymą ir priežiūrą Lietuvoje? Nu, tai aš tikrai nieko nesiskundžiau, man tai žiauriai pasisekė, visas experiences, beje, kai pagimdžiau, tokia, nežinau, kas jinai ten buvo, kažkokia irgi gydytoja, nu, pavyzdinis gimdymas, sako jinai. Rimtai. Mes atsisuka čia rimtai ir taip visiems sako, nežinokit, kaip pirmas gimdymas, tai ką jūs darysit per antrą? Tu iš viso nieko. Nu, ta prasme, tikrai, wow, sako, nes ir didelę paną gimė, ir neplišau, ir dar taip sklandžiai per 20 minučių išstūmiau. Aišku, dar, dėl ko klausė, tai dėl tos mano išvaržos. Kas man atsitiko, vienintelis trūkumas. Nu, vienintelis, kas atsitiko, side efektas po gimdymo, tai aš turėjau realiai visą gyvenimą matomai išvaržą. Per gimdymo galą jau aš sunkiai ropodavau iki to naktį 8 kartus pamižimo į tualetą. Nes eidavau ir jau skaudėdavo, jungdavo koją man. Nu ir gimdymo metu, matomai, kai tu ten visai įsitempus, ten tą vaiką gimdai, pasislinko man kažkoks ten nervas po slanksteliu, tai varysiu darytis dabar to magnetinio rezonanso, dar tiksliai neaišku, kaip blogai yra, bet kad aš galiu jau vakarais net nujungti koją, man galiu nukrist. Tai toks skausmas. Tai skauda labiau nei gimdyt. Tai čia yra šiaip tais šito gimdymo, nėštumo pasiekmė? Nu, galimai, kaip čia pasakyti, tai visos klausia, ar čia epiduoro pasiekmė. Tai čia ne epiduoro pasiekmė, tai nieko bendro, aš tą išvaržą jau turėjau, bet jau prieš gimdymą. Bet epiduras negalėjo suaktyvinti, galėjo tik mano stumimas ir mano nepatogi būsena, nes aš esu atjungta ir ten, žinai, gydyto man to koja, ten vos neįkelkūnės užkėlus laiko. Tai tas nepatogus buvimas ir tas slėgis, kad tu, žinai, nu vis tiek visas organai dabar grįžinėja į vietą, tai išbalansuot, bet kai kuriuom net grįžta back to normal po 2 mėnesių, nes tiesiog žarnos viskas grįžta atgal, kur buvo pūslės, viskas atsistoja kaip anksčiau, o kitiem reikia kažkokių mankštelių, kineziterapeutų, teipingų ar ten tų kur adatėlėm bado. Akupunktūrų. Tai žiūrėsiu, dabar kol kas sakė mažiau vaikščioti, ten vaistų prirašė, bet aš jų negeriu, nes vis tiek bijau, kad, nors nepraeina per tą žalią barjerą, kur tipo iki vaiko pieno nedaina, bet aš vis tiek sakau, nerizikuosiu, galiu kentėti tą skausmą, dar netaip yra buvęs sudūžus ir šonkoliais. Bring it on. Tai va, tikrai nieko bendro su epiduoro, aš irgi kaltinau epiduorą. Pirmą savaitę, kai nieko nežinau, sakau, čia tas epiduras, čia man gal net epiduorė, bet vis dėlto ne, tiesiog mano pasirodo ir mama turi išvaržų, ir tėtis ten turi išvaržų, tai čia genetiškai yra pas mus šeimoje užprogramuota taip. Tai tiesiog reikės visą gyvenimą ryte mankštelės daryti kažkokias. Puiku, tai aš tokia sportiška, taip. Būsi priversta. Tai vat.
Tai o dėl baby blues, ar patyriau baby blues, tai 7-5% moterų patiria, tu nepatyrei, tau sakyšiu. Aš turėjau depresiją 3 metus. Bet tau nehitino po to vėliau. Aš nežinau, kaip jinai man hitina, ten dabar yra labai sunku atsiminti, nes aš ją turėjau, jinai man paskui iš jos įskapano ir paskui man hitino vėl. Nes, pavyzdžiui, man nebuvo, kaip tu čia miršti, man aš tokia buvau. Okay. O baby blues tai yra kaip 2 savaitės, taip būni biški tokia. Bet, nežinau, čia, žinai, yra toksai daugiau aprašytas, bet jo yra visokio. Tarsi mes negalim orientuotis į kaip į vieną kažkokį, tu paverki, nepaverki, tarsi tu per mėnesinės paverki. Tai, žinai, tai čia daugiau toksai bendrinis apibūdinas, jo, bet šiaip jau yra labai visokio. O tai to buvo? Tai va, man nebuvo. Man, sakau, buvo tokia ekstazė, aš tokia, kur aš negalvojau, kad aš būsiu, nes aš net negalvojau, kad aš mamiška, aš net negalvojau, kad aš tam sutverta. Tarsi tikrai negalvojau. Bet man ant tiek prilipo, aš ant tiek laiminga. Labai daug. Aš pati laimingiausia. Aš su Andrium kalbu, aš sakau, aš visiškai beverti, taip sakau, kodėl aš 20 nepastojau. Man sakau, reikėjo 20 vaiką gimdyti. Aš prašvaiščiau tiek metų, nežinodama, kad ant tiek, toks džiaugsmas yra. O Andrius, aš grinai žiūriu, jam baby blues. Jis stovi. Ne. Kaip tu čia? Tai įsivaizduok, jis yra daktaras, jis ten pjausto tą burną, ten kraujytė taškosi, ten, tavrasne, nieko jisai nebijo. Bambytę reikia valyti. Ne, kaip tu švelniau, jai skauda, jinai verkia. Aš sakau, jinai verkia, nes jai šlapia ir jai erzina tas šlapumas, jai neskauda tos bambytės. Tai jisai, būdamas gydytojas, nesugebėjo jai bambytės išvalyti. Bet čia gal normalu, žinok, nes vyra, mano įsinas iš vis atėdurs, kad aš nežinau, ką man daryti su to vaiku, kaip sakyk man, ką daryti, žinai, tai jam irgi, nes jie nenešiojo, negimdė, pas juos toksai prieauglis atsiradė, žinai, kur dabar ką daryti su juo. Tai jisai 2 paras su manim palatai miegojo, tai aš galiausiai išvariau namo. Sakau, gal tu, važiuok muniuką pažiūrėk, kad jam depresijos nebūtum. Aš viena susitvarkysiu. Nes tu supranti, 3 lovo jau nepatogu, jis turi tą savo nervinį kliką, kur naktį ten nekartą man į nosį yra užvažiavęs, aš tada žiūriu jį miegodama, kad jis vaiko nepaliestų. Ir tokia ir iš jo nauda, ką aš pati pervystyt galiu, ten pampersą pakeisti, o visą kitą tai mama padaro, mama maitina. Tai jis jau toks, tikrai tau viskas bus gerai. Ir aš matau, kad jis kaip žemę pardavęs vaikšto, toks šokė biškis. Išsigandęs dar toks jam, jis dar virškina tą informaciją. Tai man tikrai atrodo, ko Andriu tave čia tas baby blues sukabinė, sakau, viskas bus gerai. Sakau, ko tu nerimauji? Tai kaip mes dabar ją užauginsim? Sakau, užauginsim, be problemų, viskas bus gerai. Tai man labai jokinga buvo. Tai sakau, aš po to, važiuok katiną prižiūrėti. Tai atsigavęs ten su katinėliu lakstė koridoriui, sako, va. Nice. Geriau. Išsiunčiau namo ir man pačiai buvo lengviau.